Sveiki, šiandien kalbinu Miglę Vasiliauskaitę. Nuo pat pažinties pradžios mane žavėjo Miglės drąsa, energija, minčių skaidrumas ir gebėjimas suderinti mokslą ir meną. Miglė turi biotechnologijų bakalaurą, genetikos magistrą, įkūrė 2 verslus, buvo žurnalistė projekte Tvari Lietuva ir šiuo metu toliau vysto karjerą komunikacijos srity. Maždaug taip skamba geras CV prieš pat išeinant į pensiją, bet aš esu tikras, jog Miglei tai tik pati gyvenimo pradžia. Miglė taip pat yra nuolatinė dainų šventės dalyvė, turinti polėkį muzikai, fotografijai, šokiui ir, kaip pamatysite iš šio podcast'o, labai geram humorui. Ne, žinau, viskas gerai. Čia prikolas ir mes, kaip sakant, su juo einam į priekį ir pradedame mūsų pokalbį šiandien. Jo, prasideda viskas trauma. Taip, kaip žinai, gera pradžia pusė darbo. Jo, bloga pradžia irgi pusė darbo. Visas darbas jau šiandien būtų buvęs. Oi, gerai. Aš manau, kad mes čia puikiai matomės. Man atrodo, kad man čia gal iškiai reikia būti. Okay. Bet čia bus viskas labai gerai. Matysim. Bet tikiuosi. Šiaip tai man labai patinka čia. Aš čia jaukiai jaučiuosi. Jo, aš vis laikas norėjau paklausti apie tas verslus ir tos kompanijas, kurias tu buvai sukūrus. Ar tu jas dar palaikai? Čia labai geras klausimas ir aš savęs tą klausiu, žinai, dažnai, kas atsitiko. Šiaip viena iš jų tai užsidarė praėjusiu metu lapkritį, jeigu aš neklystu ir nesimaišau dėl datų, nes jinai buvo įkurta su mano partneriu, su mano draugu. Vaikinu, gal reikėtų naudoti tą žodį. Taip, kad žiūroma aiškiau būtų. Jo, nes aš taip draugu. Šitos klaidos. Jo, draugu, žinai, toks. Jo. Tai tiesiog po to, kai išsiskyrėm, buvo toks klausimas, ką dabar daryti, žinai, su to visu. Tai gavosi, kad jisai kurį laiką dar tęsė, žinai, visą šitą, bet paskui vis tiek vienam žmogui ten yra per daug. Tam, kad palaikyt, kad augtų, kad kažkas iš to išeitų. Tai galiausiai manęs dar buvo klausta, ar tu nori pasiimti, žinai, pati, bet aš tokia labiau esu į tą tokį menišką, žinai, pusę, o negali įmonė gyventi iš nuotraukų, ten aprašymų, paustų, žinai, ir panašiai. Yra ir ta visa kita biudžetinė dalis ir dokumentacija, ir, žinai, visi administracijos visos, biurokratijos. Jo. Aišku, tu gali outsourcint, žinai, tos dalykus, bet, aš kažkaip dar nesijaučiau pasiruošus paimti visą. Tuo labiau, kad tai buvo, kažkaip 2 žmonių darbas, tai tokia, bendras toksai, žinai, maišytų spalvų toks visas produktas, tai kažkaip nesinorėjo man, taip. Tai ir pasibaigė, O kitas, tai aš turėjau savo, turiu, žvakių tą tokį įkurtą visą dalykėlį, kurį aš puoseliu labai ilgai ir mylėjau, bet irgi visai neseniai apie tai šnekėjau su pora pažįstamų, irgi kaip čia taip atsitiko, kad, irgi kūriau, daug dariau ir webą turėjau kažkurio metu ant Shopify'aus, buvau nusistačius kiekvieną mėnesį, po defaultų mokėdavau 2-4 eurus už nieką. Taip. Nes aš nieko nebedariau, nes aš tuo metu magį pradėjau rašyti ir man kažkaip buvo tiesiog per daug, žinai, visko vienoje. Tai aš tuo konkrečiu metu perdegiau ir tada gavosi, kad kokius metus, 1,5, gal 2, net neliečiau aš to projekto ir dabar neseniai buvau prisiminus, žinai. Ir... Pagaliau prisiminiau. Jo, po metų, kad turiu verslą. Aš turiu, produktų spintai, kuriuos galiu parduoti. Taip. Tai kadangi šiaip su reklama dirbu, o pati, tai galvoju, galiu ir savo pareklaminti, kodėl ne, žinai. Tai irgi buvau kažkiek užkūrus, bet, matyti yra praėjęs tas toksai, tokia virkštėlė. Įkvėpimas? Jo, man kažkaip su daugeliu dalykų taip yra, kad aš labai mėgstu išsimėginti, man patinka ta kelionė ir kažkaip ateinu jau tą tikslą, jau egzistuoja, ne, ten atidaryta individuali veikla, yra šopas, yra nuotraukos, aprašymai, ten Ir tada toks, čia mano darbas jau baigtas, žinai, kažkaip to tęsti, statyti, gal vienai konkrečiai sunkiai gaunasi. Jeigu gal turėčiau komandą arba, žinai, vėlgi kažkokį žmogų, su kuriuo kartu mes kurtume šitą reikalą, tada būtų visai kitaip. Bet dabar tai toks, aš taip pagalvojau, žinai, vakar, kad buvo labai smagu, labai fainai. Dar tas žvages, kurias turiu, norėčiau išsiparduoti, vienareikšmiškai. Bet kažkaip jau nebėra to tokio, kad čia... Gal kažkaip reikia reinventinti tiesiog tą mintį, kažkaip reikia kažko naujo jai priduoti, žinai, kad... Nes aš ką girdžiu, tai vos ne atėjau į restoraną, išsimačiau tam tikrus patiekalus, kurie man žiauriai buvo įdomus, paragavau vieną, paragavau kitą, tada supratau, kad, žinai, aš dabar pakankamai soti, man ramu, aš einu kitų dalykų dabar, kaip sakant, paragauti, pavalgyti, žinai. Tai tas labai įdomus, kad tu gali pasidaryti pertrauką nuo to verslo, nes dažnai, ką mes girdim, kad oi, pradėjau verslai, man tai patiko, tai faina, aš varau iki dabar, žinai, ir niekad nestoju. Tai kad galima, kaip sakant, pradėti, padaryti pauzę, išeiti, susikurti kitus dalykus, ta prasme, eiti samdomą darbą galų gale. Ar sunku buvo, Miglė, pačius pirmus žingsnius žengti ir pradėti tas verslus daryti? Kaip tu šis pradėjai visą tą? Niekada nebuvo sunku. Man šitas klausimas visą laiką atrodo toksai,
Nu, atrodo triki, kažko žmonės klausdami tikisi. Jie bijo ir tikisi, manau, kad padės jiems tą baimę perlipti su kažkokiu tai stebuklingu receptu, žinai. Gal, bet tiesiog, nu, blem, man atrodo, kad tu tiesiog darai dalyką, kurį tu labai, nu, tai nėra kažkoks, net nežinau, neįveikiamas, nežinau kaip paaiškinti. Gal žmonės pradėdami verslus įsivaizduoja, kad čia bus žiauriai sunkus aukštas kalnas, į kurį aš belekaip ilgai dabar lipsiu ir gal tas gąsdina. Nu, žinai, kad vat, aš pradėdama, nu, va, tą pirmą su savo vaikinu, tą pirmą verslą, aš net neįtariau, kas mūsų laukia ir aš net ir nenorėjau žinot. Nu, man tiesiog buvo pasakyta, mes išvažiavom kartu į Slovėniją, mes ten turėjom mentorius, kurie mums padėjo, nes ten irgi buvo Zero Waste Shopas ir jie mums tiesiog perdavė savo sukauptą patirtį, žinai, kai kuriuos tiekėjus, žinai, mums irgi perdavė. Ir, nu, kažkaip niekada nekilo klausimas, tiesiog mes turėjom ten Keep'e ar Notion'e susidarę, reik nuotraukų, reik produktų, reik aprašymų, lietuviškai ir angliškai, nusisprendžiam, tai kokį darysim, žinai. Nu, ir tiesiog, va, taip po vieną tą klausimą vis dedi tas varneles. Nu, ir tai nėra kažkoks, tai tu net neini su tuo mindsetu, kad tu dabar darysi verslą. Čia jau aš entrepreneris, žinai. Nu, ne, tiesiog buvo, mes leidžiamės į nuotykį, kažką pabandysim naujo, bus labai smagu, išmoksim naujų dalykų, arba gausis, arba nesigaus. Pagerinsim santykius? Jo, nes man labai patinka kūryba kartu. Ir man čia buvo toksai tiesiog, mes antradieniais ten bildinam webą, nu, taip, žiauriai fainai. Ir niekada, nu, nebuvo to tokio kažkokios tokios baimės ar dar kažko. Kitas dalykas, matai, man neteko daryti tų tokių labai baisių dalykų. Taip. Paskolą milžinišką paims. Jo, nu, va, tokių, kad labai daug investuoti, jo, dar kažką, nes viskas buvo elektroninis tiesiog variantas. Nu, tai tu ką atsidarai ir viskas. Ir dar ką vat norėjau pasakyti, kad, nu, pavyzdžiui, man nereikėtų darinėti banko sąskaitos. Nu, jau paskui su žvakėm reikėjo ir supratau jau, kad čia biški gal daugiau reikia pasigilinti. Arba gal. Ten, pavyzdžiui, nu, pasirodo, kad tikrai reikėjo. Būtų gerai. Jo, tai, bet, nu, irgi visą laiką tu eini su to tokiu, yra klausimas, jam kažkur yra atsakymas, krūvo žmonių tą padarė, kodėl aš būsiu ta, kuri dabar nesugalvos ar nepadarys. Visam paskambini, visi tau paaiškina, ar tai yra bankas, tai yra Sodra, ar tai yra VMI, ar tai yra Shopify'aus customer supportas. Nu, ta prasme, gal tiesiog to požiūrio klausimas labai didelė dalim yra, kad va čia bijau ar nepasiseks. Nu ir ką, nu nepasiseks ir nepasiseks, bet kiek tu būsi išmokęs, žinai, toj kelionį, kiek tu naujų dalykų būsi, nežinau, mano fotografijos lygis, man atrodo, nu, labai, nu, produkto fotografijos konkrečiai yra užkiręs, aš labai didžiuojas nuotraukomis, kurias aš žvakėm dariau, bet taip nuoširdžiai, aš jas būna tiesiog scrollinu tokia, nu, man patinka. Scrollinu, Miglė, kokia tu faina. Kokia tu faina. Kaip gerai tu padarei. Bet absoliučiai, ir aš būna susitinku ten su kokiais naujais žmonėm ar dar kažką. Žiūrėk, kas mano fotkės fainas. Čia aš dariau, čia aš rašiau, žinai, nes aš didžiuojas, man tai yra faina, man tai yra labai, nu, labai pasitikėjimas savim, žinai, kelia, kad va, aš sugalvojau, aš įgyveninu ir net jeigu tai nesitęsia kažkokį ilgą, tai nebuvo tikslas gal net, vat gali, žinai, šitą dar punktą paimti, niekada nebuvo tikslas iš to gyventi. Ten, vat, pasistatyti, va čia dabar bus tai, ką aš veiksiu ateinančius, nu, ten kažkiek, žinai, laiko, ar čia susikrausiu turtus dabar iš šitų žvakių, žinai, ir iš tų produktų. Niekada to nebuvo, bent jau iš mano pusės buvo, kad tiesiog tai yra mano hobis kažkoks. Aš mokausi, nu, ir tiesiog vat, per visiškai tik tai tokią prizmę. Nes labai faina dabar, kai aš kalbu su jaunesniais žmonėm, tai aš kaip paklausiu tokių paauglių, kaip ten susitinkam, pašnekam, ta prasme, tiesiog kartais būna paskutinį kartą, tiesiog Vingio parke darau pristraukimų, žinai, nu reikia užleisti vietą, vien tokie du berniukai, žinai, ne berniukai, paaugliai, žinai, ir ta prasme su jais pašnekėm. Nu jo, ta prasme, jie aukštesni už mane, žinai, nes jis ne krepšininkai, labai fainai kėti, bet ta prasme, tiesiog man, nu berniukai tokie, žinai, tipo, aš juos pakalbinu, kiek čia pristraukimų padarot, kaip čia ką, pradam šnekėti, kaip tai mokykloje sekas, ar ten tikrai taip blogai, kaip aš girdžiu, sako, nu yra labai gerų dalykų, yra blogų dalykų, savo pointus pasako ir paskui žiūrėjau kalbą, vat, sakau, tai kaip, ar jūs šiais laikais vat, bijot tus verslus, kurt kažkokias kompanijas, tas kitas įdarinėt. Ir jis sako, ne, sako, mes nebijom, sako, aš čia kažką suku, tas mano draugas kažką veikia, anas daro kažką ir jie visi atrodo, gerai, ne visi, bet dauguma turi kažkokį tai side job, kažkokią tai veiklą, kur yra grinai aš savo sukursiu, aš savo padarysiu ir mane tas taip įkvėpia, taip gerai klausyti, kad jie visiškai nebijo. Ir tas vaibas, žinai, kai mes būdavo, kai man dabar 31 metai, ar ne, ir kai aš buvau mokykloje, būdavo paskaitai kokį straipsnį internete, 14 metais ir 15 metais amerikietis įkūrė savo kompaniją, užsukėlė babkių, ir aš toks, what? Tiek 14 metų tu kažką gali daryti? Man atrodo, kad tai nesuvokiama, žinai, o dabar aš suprantu, kad realiai būdamas paauglys, tu tikriausiai 90% darbų gali daryti realiai, ką suaugęs žmogus daro, kad ten tikrai nėra taip sunku ir taip sudėtinga, ten tikrai taip nėra. Per pusę metų gali viską išmokti ir jie puikiai tą daro. Tai va tas man labai faina ir džiugu ir aš norėčiau tą tokią
tą užsidegimą ir tas žinias ir tą tokį, žinai, pasitikėjimą savimi, kurį tu turi, kuo didesnė auditorija perteikti ir ypač savo amžiaus žmonėms, nes pas mus dar yra baisu, o tai kaip čia daryti, o čia kaip čia ką, kas tas verslas, čia paskolos, čia reik nuomastis, čia ofisas, o pasirodo, kad tam internetiniam verslui nereikia visų šitų dalykų, nereikia kaštų tokių. Tas įžengimas yra žymiai mažesnis negu anksčiau. Šitoje vietoje aš labai gerą tavo mintį pagalvoju, labai noriu ją ištraukti ir išplėsti gal labiau. Kur tu sakai, kad, kaip tu ten balauk, dabar sakai, kad pasirodo, kad 14 metų galiu tą daryti. Tai man atrodo, va, tas vien suvokimas, ta mintis, kad aš galiu, kai tu pamatai pavyzdį žmogaus, dažniausiai taip įvyksta, ne? Dėl ko mes apie feminizmą labai kalbam, kad mums reikia moterų kažkokiose sferose. Kai tu pamatai, kad tas ir tas žmogus gali, taip, ir tu tada palauti, ko aš kitoks. Ir tau tik tada atrodo, kas yra nesąmonė, nes realiai tai jokios aplinkybės nepasikeitė. Realiai, ne? Nu, tu tiesiog tavo smegenyse atsirado daugiau vietos, kur tu atneši tą mintį ir, tai minčiai realiai atsirado vietos, žinai. Tai va šitas, man atrodo, labai yra, smagu, va, įgarsinti gal norėtųsi, kad jo, reikia kuo daugiau va, tą savo plėsti, gal žmonių ratą skaityti, žinai, ir dar kažką, kad tu suprastum, ką kiti gali, nes tu irgi tą gali. Ir va tas tada labai praplečia tą suvokimą, nes visi žmonės, kurie pas mane gyvenimą atėjo, tai man atrodo, jie lygiai taip pat praplėtė, kur aš irgi negalvojau, kad aš darysiu verslą, aš niekada net neketinau kažkokią tai verslininką. Ir dabar savęs irgi taip nevadinu, nes čia tiesiog yra, aš labiau gal menininkė, žinai, kažkokia, nes realiai man tai ir yra tai būtent. Tai, bet va tie žmonės, kurie atėjo ir va tie ir pasakė, žiūrėk, čia yra va šitie 3 klausimai, mes juos jeigu išsisprendžiam, mes galim toliau važiuoti, žinai. Aš matau, kad tu gali atsakyti šitą, aš galiu atsakyti šitą, 3 kažkaip išsiaiškinsim kartu ir viskas. Ir taip ir buvo, žinai, ir kažkaip sakau, man niekada nebuvo to tokio, kad nežinau, kaip čia dabar, žinai, ne, tiesiog pradėjai daryti, kyla klausimas, ta prasme, absoliučiai, simple as that. Tikėjimas, kad tu gali padaryti, visų pirma, iš ten viskas prasideda. Yra, realiai mano podcastas apie tai yra, kai visi klausia, o tai apie ką tu kalbėt? Aš ir sakau, aš kalbinu jaunus žmonės, kurie dar nėra labai žymus, labai garsus, labai turtingi, bet tie, kurie nebijo savo svajonių siekti ir tie, kurie jų siekia. Ir aš kalbėdamas apie tai, kaip jie tai daro, aš noriu įkvėpti visus žiūrinčius, kad jiem pasakyta, žinote, žiūrėkit, ir jūs galite tą padaryti. Tikrai ir jūs galite tą padaryti 100%. Nes Miglė puikiai pasakoja, kaip jinai tą padarė, kaip buvo žingsniai, kaip jinai išskaidė visą savo, kaip sakant, tą verslo pradžiai mažus žingsnelius ir laiku bėgant į vieną klausimą atsakė, į 2, 3, 4, 5 ir kad realiai taip viskas ir išsisprendžia. Tiesiog reikia tikėti, kad tu gali ir va, aš noriu tą parodyti, kad žiūrėk, aš galiu, jie gali, kiti žmonės gali ir tu lygiai taip pat gali. Gal žinai, reikia savo atsakyti, kodėl tu galvoji, kad tu negali. Kokios yra tie barjerai, kurie yra tavo galvoj. Ar tau tai, žinai, ar tai yra labai tokie žemiški dalykai, kaip ten, nežinau, paskola. Vėlgi priklauso labai nuo verslo čia. Žiauriai priklauso. Tai čia easy game, bet, ta prasme, yra žmonių, kurie, aš ką svajoju turėti, ne? Tai yra... Gimme. Aš norėčiau, nes aš šiaip turiu genetikos magistrą, ne? Taip. Ir aš turiu įsivaizdavimą. Labai protinga mergina, Miglė. Dėkoju. Aš įsivaizduoju, kad aš norėčiau kažkokį tai, nežinau, biotechnologijų startupą, žinai, turėti ar kažką. Man šiuo metu taip labai nuoširdžiai trūksta minčių ir idėjų. Vėlgi, aš kaip visada daug dalį laiko jaučiuosi truputį perdegus. Na viso to, kad čia yra toksai side dalykas, kur tipo... Bet žinok, neatrodo, visiškai neatrodo. Visiškai perdegu. Atrodo tokia, ta prasme, rejuvenated, happy, healthy. Veido kaukę šiandien dariau, buvau kirpykloje. Ačiū. Prašau, atrodo puikiai. Does the job. Jo, bet šiaip tai tas vidinis tokia, žinai, yra, kad, yra kažkokių minčių, bet tu vis neužtenka to... Nėra pakankamai to karščio, to degimo, kad iš tikrųjų pasimti, žinai, tos dalykus daryti. Tai tokie, pavyzdžiui, biotechnologijų, žinai, kur ten jau tu tikrai rašai finansinius projektus, ten yra gerokai rimčiau, faktas, bet vis tiek, idėja yra ta pati, tu susidarai planą, žinai, ir tu juo eini. Tai irgi savo turi atsakyti turbūt, ko tu tiksliai nežinai, kas tavo plane yra, žinai, tie barjerai, gal tai barjerai yra iš tikrųjų ant popieriaus ir jie yra labai tikslūs, žinai, ten, nežinau, finansiniai kažkokie tai įsipareigojimai. Belekas, ta prasme. Arba tai yra, literaliai tavo galvoje, kad aš čia nesugebėsiu, man nepavyks, aš nepakankamai geras, žinai, dar kažkas. Tai su šitais, tai tu irgi atskirai, žinai, tada tokie beisikai, man atrodo, bet susideda turbūt iš abiejų, tiek vienas, tiek kitas. Nes dar labai dažnai, bent jau su žvakė, man buvo, kad, krūva tų žvakių yra, kam reiktų žvakių. Tokias, žinai, kur pagalvoju,
Tai tu liesi žvakė, žinai, ir draugai, fainiai. Nu, bet man tuo metu kažkaip pasirodė, žiauriai kietai žvakės daryti ant stalo, maža ugnelė, kodėl kažkas nenorėtų. Nu, šiaip aš ten sugalvojau truputėlį per kitą prizmę, kad jos cheminiuose induose, žinai, kažkaip norėjau apjungti tą mokslinę savo pusę, tą meninę savo pusę. Ir tai vėlgi buvo to tokio, nu, kūrybinio labai didelio proceso dalis, žinai. Arba jeigu degtų kažkokia kitos spalvos liepsna. Buvo momentas šitas, bet jį truputėlį sudėtingiau yra įgyveninti ir reikėtų galimai pereiti per ten patikrinimus. Taip, nes reikia kitokių... Ar neišskiria kokių neįgiamų dujų, žinai. Bet paskui radau vieną merginą, kuri, man atrodo, Amerikoje gal yra pakūrusi šitą, kad daktys jos iš skirtingų cheminių medžiagų yra padarytos. Ir tipo, jo, ir tada, nu, vaškas, pačiame vaške, kadangi vaškas dega ir jisai tada tą kitą truputėlį duoda spalvą. Tai, nu, jinai ten viską, žodžiu, susigalvosi, visą savo kelionę darė, kaip nuėjo iš to, kad atrodytų tos žvakės spalvotos. Tai va, yra puikiai įmanoma. Ta prasme, kai tu susigalvoji, va, aš nedajau, o jinai paėmė ir va padarė. Super, Max, labai smagu. Nes tai ir kvapukai visokiausiai gali būti ir jeigu ten, aš tai dabar matau kažkas žvakę su 3 knatais, nežinau, kodėl kas yra į realybę, jeigu tai egzistuoja. Kad arba arbatinės architektūra turėtų būti kažkokia labai įdomi, vos ne kaip kažkokia tai stalaktitai, žinai, keletas tiesiog dega savo gražiai. Gal tu nori pradėti žvakių verslą? Davai, Miga, darom žvakių verslą. Mes sakau, reikia, žinai, partnerių žvakių verslą. Ta ugnis persidoda, žinai. Na, su žvakiam, pansas. Su daug kuo iš tikrųjų. Kai tu parodai pasauliui, kas tau iš tikrųjų svarbu, ką tu myli ir kas tau suteikia tą tokį džiaugsmą, tai vienas dalykas rezonuoja žmonėm tos emocijas, kitas dalykas, kiti ima galvot, lemvo, tai gal iš tikrųjų pabandom, gal iš tikrųjų faina, o kiti žmonės būna, kad jie viduje tą turi, kažkokią mintį, idėją, norą, troškimą, bet jiems reikia tiesiog pastumėjimo, kokio mažo įkvėpimo, kad kažkas jų tas, yra abejonių skliautas kažkoks, kuris tiesiog tą idėją yra užrakinęs ir ateina žmogus iš išorės, kaip įkvėpimas, kaip kažkoks impulsas ir jis tas skliautas sudaužo ir tas žmogus pokštris jaučia tą ugnį, kaip pasividai, žinai, atsiveria į irgi pradeda degti ir tada žmogus pradeda daryti dalykus įvairiausius. Ir kartais liūdna, bet kai tu sakai apie tą užsidegimą ir aistrą, ne, aš čia neseniai podcast'e vieną irgi klausiau apie tai, kaip žmogus pradėjo tyrimus su Alzheimeriu susijusius. Jis buvo mokslininkas, jis yra mokslininkas, atsiprašau, bet esmė buvo ta, kad jisai daug metų tyrinėjo Alzheimerį dėl to, kad jo mama susirgo. Ir jam buvo toks neįtikėtinai didžiulis nuoskauda, kad nieks nepadėjo iš institucijų, iš vaistų, nieks absoliučiai nieko nepadėjo, neveikė, atrodo, pačioj pabaigoje kaip tik dar pablogino situaciją. Ir jisai, kai ėmė gilintis, jis paskui įsigilino visą tą istoriją, kaip iš vis to Alzheimerio vaistai buvo kuriami ir panašiai, ir suprato, kad ten buvo tiesiog visiškai neteisingas kelias. Ir dabar jau jie supranta, kad ten daugybę metų prieš tai tyrimai buvo tiesiog, neteisinga kryptim. Nu ir viskas, sakė, dabar mes darom visiškai kitaip ir mes, kaip sakant, stengiamės rasti, mes net esam užkabinę tam tikras kryptis, kuriomis eidami mes galime rasti potencialiai geresnius vaistus, negu kurie dabar išrasti. Bet tas įkvėpimas, apie ką aš kalbu, tai jis atėjo dėl to, kad jo mama, žinai, susirgo. Ir va dizaineriai irgi, kai dizainą studijavau, labai daug dizaino istorijų būdavo apie tam tikrus įrankius, apie tam tikrus daiktus, kai tiesiog gyvenimas randa didžiulis skausmas, nori kažką išgelbėti iš artimų žmonių, nors save patį ir kažką kito, ir tada ateina tas, žinai. Bet norėtųsi, kad žmonės nebūtinai turėtų tokias sunkes ir skaudančias patirtis, kad pradėtų dalykus daryti. Bet to norėtųsi man, žinai. Aš bandau įkvėpti kažkaip, pabandyti tą skliautą parliaužti kažkokiais tai pozityviais dalykais. Ne per skausmą, o per tokį, žinai, įkvėpimą labiau. Aš galvoju, nu jo, žvakės buvo atėjusios tiesiog iš to tokio labai kūrybinio iš momento. Pozityvo, iš šviesos, ne iš skausmo. Bet tuo pačiu, nu, bet nežinau, iš tikrųjų, iš čia reikėtų gal man pačiai pastebėti. Aš niekada nesusimaščiau, iš kur va tas, nes šiaip daugumą išradimų, labai gerų išradimų, nu, ateina pas mus iš karo, žinai, pramonės, arba ten medicinos, ar kažko, tai yra labai natūralu, nes mes labai stengiamės vengti, žinai, tų visų skausmingų, tų blogų tokių dalykų. Ir, aš kažkaip niekada nemačiau to tokio kaip, blogybės tokios tame, bet tuo pačiu matau labai tavo, tą prasmę. Aš paskutiniu metu kažkaip vis labai dažnai girdžiu, vis mane pasiekia tie žodžiai ir knygose, filmuose, žmonėse, kad gyvenimą reikia žaisti. Reikia žaisti. Ir man gal tas biški rezonuoja, žinai, kad tu sakai, kad sugalvoji mintį, ką žinai, ar jinai naudinga, nežinau, bet būtų smagu, ne? Tai davai pažaidžiam, pažiūrim, žinai, kas čia. Ir mums bus linksma ir malonu ir faina, nes mes žaidžiam, nes mes nesame įsipareigoję čia sukurti gyvenimo dabar iš to, ar pakeisti pasaulio dabar iš to. Ir mes galim prie to verslo netgi prieiti per žaidimo prizmę. Aš kaip tik kalbėjau šiandien apie žaidimo svarbą
keičiantis, augant, bandant save atrasti, einam žaisti. Mes einam žaisti, mes einam tyrinėti, o ne dirbti sunkaus darbo, rašyti kažkokius straipsnius, ten gilintis, planą daryti. Ne, mes einam žaisti ir viskas. Ir žaidimo metu mes daugiau išmoksim, negu, žinai, užsisidėję ir užsidepresavę ir užsispaudę. Nes net ir ta dopamino sistema veikia daug efektyviau, kai darant dalykus mes jaučiam malonumą, nes tada smegenys fiksuoja papildomą, žinai, signalą, kad žiūrėk, aš darau šitą, man malonu, man gera, vadinasi, tai yra prasmė, tai išmokti greičiau ir daugiau to daryti, nes tai bus dar daugiau teigiamų emocijų. Labai gerai stebėti. Ir tuo pačiu dar čia galiu pridėti, žinai, nes, vėlgi, aš darau žvakes arba ten tą kitą verslą. O koks kitas buvo? Kita. Tas resetas, kurį mes turėjom, tas Zero Waste Shopas, kurį su draugu mes buvome įkūrėję. Tai tiesiog toksai. Tai tuo pačiu metu aš abiejais atvejais studinau. Ta prasme, arba bakalauras buvo, žinai, arba magistras. Ir irgi labai dažnas klausimas laiką, nes ir prieš tai ten tokiam live buvo, kas irgi mano skaityti. Aš labai džiaugiausi, ten buvo What do you people do? Kai vadinasi, taip mano. Žodžiu, never mind. Ir aš ten irgi labai džiaugiausi, kad kalbėjau su tom mano akyse, tokiose ganėtinai su aukštomis moterimis, žinai. Tada ir klausimas buvo, tai kaip tu spėjai, žinai, ir panašiai. O tai tu nepavargsti, ten dar, žinai, kažką. Tai dabar, kai tu įvardini, žinai, kai yra labai daug darbų kažkokių ir tu sakai, aš turiu padaryti, man yra privalu, aš turiu suspėti dar kažką. Planas, bet kai tu atsakomybės. Bet kai tu pakeiti savo, mindsetą čia, aš taip sakau, bet tiesiog požiūrį, ne? Ir tu sakai, aš turiu galimybę šito imti šiandien, aš galiu šitą daryti, aš, galiu prisiliesti prie šitų darbų, ne tai, kad man privalu yra padaryti, bet aš turiu šansą daryti tai visiškai apsuka visus dalykus, kad aš, turiu ruošti skolinį, aš galiu ruoštis, nes man davė šitą žinias ir aš su jomis galiu dabar galvoti apie jas, aš galiu ten susivedinėti sąskaitas, nes aš kažką pardaviau. Ir tau visiškai tada kitaip atrodo, ir tu ten gal sėdi iki ten 11 ar 12, žinai, kitą rytą kėlė 6, bet tu faina, nes tu pats susigalvoji, kad tu nori, bet čia tavo taisyklės, niekas savo neprimetė šitų dalykų ir tu tada tiesiog toks, reikia ten, o tai tu nepavargai, ten nuotrauką, žinai, kokias tvarkai, bet aš pati prifotkinau, aš pati norėjau sėdėti, žinai, man buvo smagu ir tu visiškai esi tame flow, žinai, visame. Tai faina, tada kai tu pakeiti tą. Aš tai įvardinu, kai tu darai su meile, tu nejauti nuovargio, nes tau ta meilė ta generuoja energiją, ta prasme. Tu tiesiog jautiesi, kad tu darai ir tu dar labiau energingesnis. Ir tu sėdai iki 1, 2 ir tau dzin. Ir net miegas saldesnis būna. Ir aš atsimenu, buvau festivalyje dabar, Prema, ar ne, ir aš ten realiai 2,5 dienos, aš tiesiog kalbinau žmonės visą laiką. Aš į mokymus ten beveik ne vienam nebuvau, nes man kažkaip pajutau, kad, žinai, man nemokymai čia esmė yra žmonės, nes aš atėjau, žinai, vest mokymą apie tai, kaip siekti tikslų ir visą kitą. Ir aš pasistačiau savo palapkę, žinai, ir aš nesėdžiu ir laukiu, kas pas mane ateis. Ir nieks neina. Ir aš laukiu 10, 15, 30 valandą ir nieks neateina. Aš galvoju, palauk, čia ne mano vaivas. Aš ne tas, kuris sėdi ir laukia, aš tas, kuris eina ir daro. Ir aš tas galvoju, tiksliai, aš buvau ruošęs čia, palikau šitą palapkę. Aš neprivežtas prieš medis. Man zin, aš tiesiog išėjau ir aš visas dienas, ta prasme, paskui tiesiog rasdavau žmonės, kuriem būdavo reikalinga išgirsti tai, ką aš turiu pasidalinti. Aš juos išklausydavau, jie man kažką vertingo atneždavo, aš jiem kažką vertingo atneždavau ir aš jaučiau, kad vyksta mainai, kad vyksta toks dalinimasis ir mes apie tos tikslus pakalbėjom ir padėjau tam tikrus barjerus pereiti ir mes tokių ir planų padarėm ir susitikimų suplanavom į ateitį ir podcastą susiplanavom, ta prasme. Ir buvo taip nerealiai gera, nes aš mačiau, kad ir jiem gera. Ir ten nebuvo tos struktūros, kaip aš anksčiau darydavau. Dabar reikia susikurti planą. Mažų žingsnius, kaip mes eisim priekį. O čia buvo toks visiškas flow, visiškas atsipalaidavimas ir aš tikrai mačiau ir jaučiau, kad ir jiem labai gera ir kad jie stumėjasi savo dalykuose, kurie nori. Ir aš stumiuosi ir buvo taip gera ir paprasta ir sakau, visų pusę dienos tiesiog žaidžiau ir kas svarbiausia, tas bendravimas nuo ryto iki vakaro, jis manęs visiškai neišvargino, nes jis buvo prasmingas. Jis buvo toks, kad aš atėjau pasikalbėti su jumis apie tai, kas jums svarbu, išgirsti iš jūsų kažkokias pamokas, kurias man turit ir tiesiog eidavau miegoti 2, pusę 3 ir paprastai aš jau 11, viskas, man jau ragas mieste, o ten aš visiškai varau, miegu po 3-4 valandas, anksti keliuosi, vėliau vėl kalbint ir buvo taip gera, taip paprasta ir aš tada įsigrinau, sako, kad tas mano derimas su meilė tai yra grinai per tokius pokalbius. Aš manau, kad galėčiau podcast'ą visą dieną daryti. Ir man būtų zen, ar aš net nepavargčiau, aš nekėčiau tada apie tikslus kažką, kas ką veikia, kas ką daro. Ir realiai, kai tu užkabini tą savo veiklą ir darai, bet iš tikrųjų su meilė darai. Iš meilės, iš žaidimų, iš to, kad tau gerai, iš to, kad tu nori dalintis. Energija kažkaip nesibaigia. Aš nežinau, kodėl, bet atrodo, kad net nesibaigia. Tu išalksti taip, bet taip tai nesibaigia. Taip, ir toks, wow. Bet čia kokia didelė laimė, matai, taip į tave gilinantis, ką tu sakai, atrasti šitą dalyką. Nes man atrodo, žmonėms kartais
Na, žinai, vat, yra kas yra pavargę, nes kada tas perdegimas ir atsiranda, kad atsiranda kažkoks mismečas tarp to, ko tu nori, tarp to, ką tu turi daryti, žinai, ir tada tu jau darai dalykus, kur tu nenori būti, ir tada ta energija nutrūksta, žinai, ta jos tiekmė, nes tiesiog prarandi tą prisilietimą prie to, žinai, to šaltinio, ką tu įvardini. Ir yra labai daug žmonių, kuriem, kur tu, žinai, sakai, vat, apie šitą galėtų pasakoti ir nebūtinai visi žinos, koks yra tas jausmas, žinai, vat, iš kur tą energiją va, taip pat gauti. Nu, ką aš noriu pasakyti, kad ant kiek laiminga, žinai, tu esi, kad esi atradęs savo šitą dalyką. Bet aš tik prieš metus atradau tą, žinok. Tik prieš metus, sako 30 metų čivelis, tik prieš metus, o ne, dabar žmonės gyvena iki šiam, nežinodami, ką nori veikti. Good point. Priimu to komplimentą, ačiū. Tai va, tai visiškai. Tai šiaip tikrai labai yra amazing, nes pati aš asmeniškai nesijaučiu pilnai atradusi, tikrai. Ir gal dėl to tas perdegimas toksai dažnas, nežinai, įsiveli kažkur, kol gal nebūtinai jauti, žinai, save. Bet kad su kuo daugiau, žinai, žmonių šiaip kalbėsi, su draugais, su nežinau, vat, nepažįstamais ir kažkaip supranti, kad labai retas, kuris yra atradęs va tą tokį. Nu, bent jau su tais, su kuriais aš sutinku, žinai, ir pradedu kalbėtis, tai man kažkaip. Bet tas atradimas ateina tada, kai tu žaidi tą gyvenimą, realiai. Kai tu žaidi ir nebėjai suklysti ir nebėjai eksperimentuoti, tu galiausiai užsikabini už to, kas tau iš tikrųjų tą laimę, meilę ir džiaugsmą neša. Ir tada tu širdie pajunti, kad čia kažkas yra labai artimo, mielo ir tokio tiesiog mano. Ir aš tai taip atradau, žinai, tik per tą žaidimą. Bet kaip tu, pavyzdžiui, reaguotum į tokį dalyką, kad, tarkim, tu ateina tokia diena, kai tau tai nebeteikia laimės. Ir tu turėjai va tokį milžinišką energijos šaltinį ir va nebeturi. Labai geras klausimas. Ir what do? Ką tada? Tiksliau, ar tu ruošiesi galbūt tą dieną, ar tu galvoji apie tai, ar tau yra tai buvę? Aš esu girdėjęs, kad tai būna, kad ateina žmonėm tikrai. Ir aš dabar du žmonės, du pavyzdžius atsimenu, kurie man dabar atėjo galvo. Tai vienas iš jų yra Roganas, o kitas yra David Goggins. Ir jie būdavo yra apie tai sakę, kai jų paklausė lygiai to paties. Ką tu darytum, jeigu ateitų šitas dalykas? Jie kažkaip pagalvoja ir sako, žinai, aš paleisčiau. Jeigu man tai nebeteiktų meilės ir visai kitą, aš to nedaryčiau, aš tiesiog eičiau toliau ieškoti, bandyti žaisti, žiūrėti, kas iš viso šito išeis. Aš manau, kad aš tikiu, kad aš raščiau, aš nežinau, ar tai bus, bet aš bandyčiau tikrai, aš kaip sakant, nepušinčiau toliau. Jeigu šitas išsinaudojo, tai taip viso. Ir su Gogginsu yra įdomi situacija, nes jis toks yra ultramaratonininkas, jis toks yra žvėris, ta prasme žmogus, kuris šiaip labai siaubinga vaikystė buvo, pragaro lygmens realiai. Apie tai vieną knygą parašė, paskui jis parašė, kaip jis tą perlipo. Ir jisai tapo tokiu labai sėkmingu žmogum, grinai lipdamas per save, per fizinius iššūkius, per ultramaratoną. Jis ten daug rekordų savo turi, jisai ten labai įkvėpė kitus žmonės per tą tokį, jis niekada nesustoja iš tikrųjų. Netrodo, jis sustoja pailsėti, bet jis niekada nepasiduoda. Ir tas yra įdomu, jis dabar ten multimilijonierius, visą kitą, jis tų pinigų ten neįdomu. Jis sako, jis iš vis dirba dabar tokiu ugniagesiu parašiutininku Kanados miškuose, kuomet tiesiog užsidega miškai ir tu neįmanoma privažiuoti, tai tiesiog šoka iš lėktuvo, kad eitų tų miškų gesinti. Ir ten žiauriai rizikinga, ir ten žiauriai ten jie susižydžia, jis nesnei tam porą kojų, abi kojas bus suslapšęs, žodžiu, tam baisu. Ir jam dzin, jis sako, aš tą darau dėl to, kad aš jaučiu tame prasme lipimą per tą save, iki pat dabar, žinai, per tas visas traumas, nuoskaudas, kitus, žinai, labai sunkius dalykus. Ir sako, jeigu aš žinau, ir jis labai, jis nekenčia bėgimą, bet jis bėga. Ir sakė, aš žinau, kad ateis diena, kai aš taip susivarysiu kilėnius, aš negalėsiu bėgti nieką daugiau. Sako, tai dzina, aš tada, kaip sakant, eisiu daryti kitų pratimų ir viskas. Bet aš žinau, kad aš visą laiką ten judėsiu priekį ir varysiu pirmyn. Tai tas toks atrodo, tau, nežinau, visata Dievas ten, kad ir kas sutikė tą tavo aistrą daryti dalykus, kuriuos tu myli, bet galbūt jie gali ir paimti tai atgal ir tada tu tiesiog turi toliau gyventi ir toliau ieškoti. Jo, žinai, bet čia toksai man skamba labai toksai logiškas atsakymas. Nu, kur tipo sakai, jo, aš tai taip ir daryčiau. Aš nežinau, kaip aš daryčiau. Nustočiau, žinai, bet aš labai taip bandau įsivaizduoti, kad čia būtų toks didelis labai smūgis. Nu, aišku, čia nebūtinai, žinai, tai gilintis, bet nu, tiesiog tokia mintis, žinai, dabar šovė, kad, nu... Ar tai gali dingti? Jo, ir tai... Aš manau, kad tikrai gali dingti. Aš manau, kad tikrai gali dingti. Gyvenimas nenuspėjamas, galų gale gali būti, kad ten bus kokia avarija nedaug dievų, nu, ir staiga, žinai, nebegali daryti tai, ką tu darai. Ir būna žmonėm tikrai. Bet aš kažkaip tikiu, kad čia tiesiog dar vienas išbandymas, dar vienas iššūkis, kurį man šiaip atrodo, kad gyvenime laimė ateina tada, kai tu pasirenki iššūkius ir tu esi įveikia. Iššūkius, kurias tau atneša likimas, Dievas, visata, kas nori, bet kažkas atneša jas. Ir kai tu esi gyvendini, sugebė perlipti ir įveikti, ateina kažkoks pasitenkinimas. Savim viskuo netgi iš tikrųjų. Ir vat kiek apie mūsų tą dopamino sistemą aš esu domėsis, gilinęsis ir klausęs, tai kad mūsų ta reward system visa veikia
tada geriausiai, tiksliau daugiausiai dopamino išsiskiria, kai mes kažką gaunam po iššūkių įveikimo. Jeigu mes gaunam lengvai, mes to nevertinam. We take it for granted. Natūraliai, tai tiesiog mūsų veikia sistema, visa psichologija ir panašiai, bet jeigu mes dėl kažko kovojam ir gaunam, tai yra 100 kartų maloniau. Ir kaip bandė antropologai susijęti šitą, tai kad kai buvo medžiotojai rinkėjai, mūsų ištakose, žinai, kaip žmonės, ar ne, tai kad tas kiekvienas riešutas, kiekviena uoga, kiekvienas grybas, kurį mes rasdavom, tai vis tiek buvo rewardas. Ir nebuvo niekad garantuota, kad tu jas rasi. Tu eini, tu ieškosi, tu nežinai, ar tu jas rasi. Ir kai tu jas randi po, žinai, sunkaus ieškojimo, jie tau teikia malonumo ir tarytum šitas va toks, kad niekad negali būti garantuotas. Tas, žinai, realybės tam tikras dėsnis, kad niekada nebus lengva, vis laiką reikės pasistengti. Ir va, kad ta mūsų apdovanojimų reward system, ta dopamino sistema, jinai tam ir prisitaikius, kad jinai atlieptų šitą gamtos dėsnį tiesiog. Kad vis laik turėsi pasistengti ir tada bus labai gerai jausies. Tai va, tai kažkaip aš manau, kad taip pat ir veikia visi šitie dalykai. Tai tikiu, kad tiesiog turime eiti per tos iššūkius ir nutiks geri dalykai. Ir tada įterpiant dar šitą, nes kadangi jau porą kartų apie perdegimą užsiminiau, tai nes dabar tokia knyga skaitau, šiaip srautas lietuviškai vadinasi, angliškai labiau jinai žinoma gal flow, yra, neatsimenu visiškai autorius, nes man atrodo arba čekas, arba lenkas, kur ten ta pavardė insanely sunkiai ištariama, bet šiaip labai plačiai, žinoma, nežinau, gal pats esi skaitęs, aš girdėjęs daug. Nu, tai jo. Tai va tenais irgi rašo apie tai, kad yra arba tu negauni to pasinu, kaip ir tu dabar žinai sakai, kad tu turi pasistengti, bet tada, kada iššūkis netitinka tavo stiprybės ir kai tu stengiasi, tu darai ir tau nesigauna, kas dažnai darbė, žinai, būna, jeigu tu turi kažkokius expectations, lūkesčius neteisingus, nepritaikytus, šiaip neįmanomus. Tada ateina stresas. Didelis stresas. Tai visą laiką yra tas optimalus, žinai, tai, kad tu sakai, reikia pasistengti, bet tas pasistengimas, jisai tam tikro levelio irgi turi būti, nes jeigu jisai perkopia tai, kad tu gali padaryti, ateina stresas, ilgalaikio ateina lėtinis pervargimas ir visi kiti dalykai. Tai čia tiesiog norėjau pridėti, nes man atrodo labai romantiškai skamba visada, vaikyk į savo aistros, gauni maks energijos, žinai, iš visko ir čia tu tik tai stenkis, kelkis 5 ryto, eik miegoti ant 3, bėgiok, žinai, kažką. Taip, jeigu tau tai veikia, super maks, šaunu, nepakartojama. Bet net ir man atrodo suradus, žinai, šitus dalykus, reikia labai savo priminti visiškai iš asmeninės patirties, kad reikia miegoti, nesvarbu, kaip tau patinka tas nuotraukas tvarkyti, reikia tau valgyti, reikia kartais sustoti, reikia dienų, kada tu nieko neveiki. Man asmeniškai, vėlgi čia, ta prasme, žinai, nes yra visi tie rauganai ir kas ten tik tai, ne, kur sako, kad galbūt ir ne, pamiegos, kai numirsi. Sure, man reikia dabar miegoti, nes aš kitaip numirsiu. Tai, labai geras papildymas, Miglė. Iš tikrųjų, tai manau, kad po to mano įkvėpimo visą laiką turi būti, žinai, mažas asteriksas, kuris pasako, o dabar trumpam mažom raidelėm mes turim labai įsigilinti iš tavo procesą. Pasakykite vasininkų ir gydytojų, žinai. Būtinai. Ir tu labai gerą šoviai, nedaryk iššūkių, kurie nėra tavo. Iš tikrųjų, čia labai svarbus, kaip atpažinti, ar čia mano, ar ne mano, ir duosiu tokį pavyzdį. Labai paprasta, visi, kurie nors kiek svorio yra kilnoja, vis laik nori daugiau pakilnoti. Ir kartais būna, kur tu per daug užsimeti, tu susitraumuoji iš karto, realiai. Iš karto ir paskui ten mėnesį ar 2 tu negali tiesiog nieko daryti, nes tu susivarei, ar sąnarius, ar raumenis, ar dar kažką. Ir čia va tas perdegimas, čia va tas, kaip sakant, kad tu pasimi per didelį iššūkį, tikrai per didelį. Tai va labai svarbu iš tikrųjų pamatuoti, kokius žingsnius tu iš tikrųjų gali daryti. Iš tikrųjų. Norėtųsi kažkokį atsakymą, žinai, iššauti visą tai. Ateina mintis tokios, kad apie turi būti pamatuoti maži žingsneliai, turi būti kažkoks atliepti iš vidaus, kad čia mano, kad man gera, kad man malonu. Kažkoks grįžtamasis ryšys iš tavo vidinio pasaulio, iš tavo sielos širdies, kad čia yra teisinga man. Nes tikrai būna ten, kaip dažnai būna, kai šeima tikisi, ar ne kažkokių didelių iš tavęs rezultatų, ar kažkokius studijas, kad baigs, ar tai vaikinas, ar mergina, ar draugai, ar draugės, whatever. Bet mes esame vis tiek socialinės būtybės, kurie labai įtakoja, labai stipriai darom įtaką vieni kitiems. Ir tai yra pavojinga, kad tikrai kartais mus gali išversti iš vėžio mūsų, tikrai. Jo, čia vienareikšmiškai. Labai tas suradimas savo vidinio, nes, labai dažnai, žinai, tose knygose, psichologinių pop, ten, žinai, ir visokios pakesuose, filmų, nežinau, visada kažkas, kaip tu sakai, norisi duoti kažkokį tai sukramtytą atsakymą. Nėra jo. Kiekvienam yra labai labai asmeninis, tu ten gali pasakyti labai tokius basicus, ten sportuok, žinai, miegok, valgyk, medituok, kažką tokio, bet, visiškai kiekvienam veikia labai labai skirtingi dalykai ir čia tik tai, kas tau teisingai veikia, man atrodo, visą laiką kažkaip labai toksai ant plono ledo vaikščiojimas yra skaitimas visų tokių milijonierių, žinai, kasdienybių, tvarkaraščių, rutinų, ten daryk tą ir tapsi tas ir anas. Labai labai kritinio mąstymo reikalaujantis dalykas, nes, tiesiog
sakau, labai romantizuotas yra šitas klausimas, visas, žinai, grindas ir haslinimas. Jo, nes jis gerai skamba, kad žiūrėk, tu savo svajonės pasieksi ir va čia kelias, kaip tu pasieksi. Ja. Nu, nes mes norim įprastų, mes norim labai paprastų, aiškių, mes labai paprasti dėliojantis į dėžutės dalykų žmonės, žinai, stereotipus mėgstantis ir visą kitą žiauriai. Tai paprasta. Taip, tai yra juoda balta, tiesiog. Tokiam sudėtingam pasauliu turėti kažką, kas yra konkretu ir aišku, žiauriai paprasta yra. Būtų žiauriai paprasta. Bet nėra. Ir tą pilką spalvą, žinai, reikia įsileisti ir... Jo, ir tu atspalvių ten belė kiek yra tos pilkos. Tikrai daugiau negu pam. Daugiau. Nebent tu atrandi tiksliai savo kažkokį kryptį ir tada jau gali šnekėti juodą baltą, bet turi suvokti, kad tu šneki tiesą savo ir žmonėm, kurie labai panašus į tave. Ja. Ir tai bus variacijų, ir tai bus skirtumų. Kaip įdomu. Kaip visą tą atrast, kas tau yra svarbu reikalinga. Ir aš dažnai žinau, kai kalbu su žmonėm, tai aš sutinku tokių žmonių tikrai ne vieną, kurie nežino, ko nori. Nežino, ką daryti, į kurią kryptį teikti, atrodo, yra begalybė informacijos, begalybė krypčių, begalybė verslų, begalybė dalykų, kuriuos tu gali daryti ir ką man daryti. Tai kaip tu, Miglė, išsirinkai, ką tau daryti? Koks baisus klausimas, o Dieve, aš labai jo nemėgstu, nes, prieš tai kalbėjom, žinai, ką paklaus, kad suvaty žmogų, prašau. Ne. Tikrai neplanavau, galim skipinti. Ne, tarsi viskas yra okei. Man patinka apie jį galvoti, tiesiog, kad jis nėra tikrai malonus, nes aš nežinau, ką aš noriu veikti, aš neturiu jokio galutinio tikslo, aš visą laiką, kai galvoju apie savo gyvenimą, aš galvoju apie jį segmentais. Nes, aš pasibaigiau mokslus, gamtos mokslų srity. Aš tada perėjau į komunikaciją. Visiškai. Aš dabar vis dar esu komunikacija. Ir aš noriu grįžti atgal į tą akademiją. Man dabar atrodo, kad aš jau nebenoriu būti būtent šito tipo kūrybiniai veikloje. Man atrodo, kad mokslas yra labai didelė kūrybinė veikla. Aš labai giliai menininkai, mokslininkai ir iš tikrųjų. Ir aš noriu grįžti prie to tokio tikslesnio to man, tokio biškį rėmuose tam tikrose, žinai, men. Struktūra, kad būtų aiškesnė. Jo, ir kad būtų aiškesni, žinai, atsakymai tam tikri. Tai gal taip įsivardinant tuos tokius prioritetus, kurie, nežinau, mąstant tiesiog apie gyvenimą, tau truputėlį iškyla, kaip prieš tai šnekėjom, iš sielos, iš širdies, žinai, iš kažkokio tokio. Tai kažkaip taip, bet vis tiek tai niekada nebūna toks definite atsakymas. Tikrai niekada nebūna definite. Ir dėl to aš sakau, žinai, kad tai yra segmentai, nes išsimėginau tą, nes tuo metu jaučiau. Ir man tada... labai greit pasakysiu, man atrodo, kad tu sužinai, kad čia tavo tik tada, kai tu padarai. Šitas man irgi atrodo, labai, čia apie šitą galvau prieš pakestą, nes aš, būdama maža, aš turėjau kelias svajonės, mano tėvai turėjo kai kurios įsivaizdavimus, mano mokytojai turėjo kai kurios įsivaizdavimus, ką šita maža mergaitė gali padaryti. Aha. Man buvo, nes aš kaime, kai pas močiutę gyvenau vasaromis, tai aš kalbindavau ožius. Tipo... Kaip dabar? Sveiki. Stovėt su barzdaviečiu klausinėje. Nesikeičia dalykai. Man buvo toksai, kas jūs? Kaip jums šiandien sekasi, žinai? Geras. Tai buvo toksai įsivaizdavimas, kad aš būsiu žurnalistė. Ir aš paskui po 12 klasė, kai jau reikėjo stoti kažkokias vietas, aš absoliučiai nežinojau, nieko. Iki tiek aš nežinojau, kad mano mama, jos viena kolegė buvo astrologija, vardinkim. Ir mano mama sako, blogiau nebus. Taip, žinai, blogiau nebus. Varom pas Brėją. Literaliai. Ir nunešė jinai visus ten, aš gyvenime nemačius nei tos moters, mano mamos jo kažkaip irgi ten labai daug nevaibino, jos nėra kažkokios artimos draugės, kad mama ten pasakotų apie mane kiekvieną dieną. Ir ten reikėjo gimimo datos, tikslaus laiko, nežinau, įprastiniai vudų dalykai. Human design. Jo. Ir man ten davė kokius 3 puslapius po to atgal, ką aš į kurią sritį galėčiau eiti. Tai realiai buvo parašyta, kad galiu daryti bet ką. Ten būk politikė, būk TV, ten laidų vedėja, būk boksininkė. Būk šitas dar neišbandytas, bet gal bus toks segmentas gyvenime irgi, kodėl ne. Tai ir tada vienas iš tų pabrauktas, nes nebuvo kai kurie paboldinti, buvo žurnalizmas ir buvo ekožurnalizmas. Kas man iki šios dienos truputėlį gąsdina, ar aš paskui nuėjau į tą pusę dėl to, kad aš užsiprogramavau. Nes aš buvau pamiršus labai ilgai apie tą, stalčiaus gale ten kažkur namie Jonavoje laikytą ir išsitraukiu ir tokie wait 1 freaking second ir ten parašyta, žinai. Žodžiu, tai kur aš jau su šitą mintim. Tai kad tie segmentai, žinai, yra iš esmės.
Ir kažkaip išsimėginau, vat, nu, tą žurnalizmą, bet kažkurio metu man nepatiko. Galiausiai aš supratau, kad man yra per daug streso, arba tas tipas netoks to žurnalizmo buvo, kažkaip aš norėčiau tokio labiau mokslinio, labiau gilinantis, o ne kiekvieną dieną, nors ten, žinai, kokius 3 per savaitę. Nu, man yra per daug, aš taip negalėjau. Žinai, paskui išsimėgini, nu, vis kažkokius vat, skirtingus tokius marketingo, žinai, komandai, va, ten padirbi, kažkaip, nu, nežinau, per tuos skirtingus tokius, nu, kaip ir tu sakai, žinai, žaisti gyvenimą, išsimėginti kažkokius naujus dalykus. Ir tada tada ir supranti, tu gal turi tokį romantizuotą įsivaizdavimą, kaip atrodo žurnalistai, kaip atrodo mokslininkai, kaip atrodo dainininkai, žinai. Ir tada tik kai pabandai, supranti, kad, blemba, aš gal ir norėčiau, bet vis dėlto, nu, kartais net iš tikrųjų tiesiog nesugebu. Nu, ne man, aš, pavyzdžiui, nepavežu streso. Nu, man per daug tenais būti, man per daug vat, to sukimosi. Aš noriu pasėdėti, pagalvoti, atsirinkti teisingus žodžius, o ten negaliu. Viskas. Supratau, čia žinai, kaip labai visi nori automobilį turėti, bet kai nusipirki tą automobilį, supranti, reikia ir kūrą pilti, ir tepalus keisti, ta prasme, kaladėlės, stabdžių diskus ir viskas gestų gali, ir kartais mieste baisu važinėti. Ir koks piktas dėdė tau ten pirštą parodo, ar kumštį, ar dar ką nors, kaip blogai, ką aš čia padariau, žinai. Jo, bet tuo pačiu tu tada pasveri, žinai, ar tau visos šitos blogybės, nes tikrai gali būti pilnai ir taip, kad net ir su to visų stresu, nu ten žurnalizmo paimkime, su visu to stresu, su visom tom, nežinau, temom, kurių tu gal nenori, žinai, rašyti, tau vis tiek tai, nu, tave veža, žinai, nu, kaip ir ta mašina, tave veža, tau užtenka, jo, tu prasme, tau viskas yra ok, tu pasikeiti tas kaladėlės, aš irgi nusipirkau mašiną, man viskas yra ok, man pats tas faktas, kad aš turiu tą nepriklausomybę, jis man yra daug aukščiau. Jeigu tas žurnalizmo to nebuvo, tiesiog gal sakau, ne mano tipas ar dar kažkas, bet aš tiesiog supratau, kad ne. O kažkada tai buvo kažkokia tai svajonė, žinai, išsimėginimas. Supratai, kad gal vis dėlto, žinai, ne, judi toliau, nu, va, žinai, ką mes išnekėjom. O kalbant apie žurnalizmą, ar kada nors galvoji apie nepriklausomą žurnalizmą? Jo, yra. Nes va čia va atrodo tokia, nes aš va dabar tavęs klausant, yra būti žurnalistų kažkokia kompanijų medijų, čia vienas dalykas, vis tiek yra, ta prasme, šities lūkesčiai yra to įsipareigojimai, sutartis, tiek ir tiek straipsnių turi per tiek ir tiek laiko padaryti, o tu va atsakė, aš noriu ilgiau pabūti, apgalvoti savo žodžius ir visą kitą. Tai nepriklausomas žurnalistas turi šitą, bet jis neturi to pastovumo ir saugumo ir to, žinai, paycheck to paycheck, ta prasme, tokio stabilaus, bet jis turi laisvę. Tai gal yra, kad net toj pačioj srity, tarkim, apie automobilių metaforą pakalbėti. Yra vieni automobiliai, kurie, tu prasme, patikimi, faini, patogus, bet nėra galingi, o kitas yra galingas, smagus, tu prasme, gerai lekia, bet jis daugiau genda, ar ne? Tai vos neturėdamas tą pačią kryptį, gali rinktis, nu, kad yra kažkokie pokrypčiai, ar ne? Tarytum kažkokie lėriai, kuriuose sluoksniai, viename sluoksniai yra vieni pliusai ir minusai, kitame yra kiti pliusai ir minusai, kad gal iš tikrųjų gali pasimti vieną sritį ir tiesiog eidamas per jos variacijas rasti savo priimtinamus pliusus ir savo priimtinus minusus, kuriuos gali menedžinti. Jo, vienareikšmiškai. Nu jo, nes gal šitoj vietoj, žinai, mano tam tikri va tie dalykai, kurie man nepatiko, jie tikrai gali būti kažkur pasukiojami kitose vietose. Žinai, bet, nu, paimkim pavyzdį, žmogus ateina ir tiesiog supranta, kad jam nepatinka rašyti, žinai. Nu, ta prasme, nes tu įsivaizdavai tą žurnalizmą, kažkaip buvimą specifinėse vietose, žinojimą pirmus dalykus, žinai, bet va tas rašymo momentas paima ir pakišako. Tai jo, šiaip tai šitas tai visiškai, ta prasme, tikrai sutinku, vėlgi, aš gal labiau, nu, va, grįžtam prie pačio pirminio klausimo, kaip išsirenki, žinai, ką daryti. Aš gal, nu, čia internetuose prisigaudžiau šitą pasakymą, bet aš jį labai dažnai naudoju, follow the dopamine. Jeigu man yra smagu kažką daryti šiam momentui, daugiau man nieko ir nereikia. Ir tas tikrai ne iš visų pusių yra teisinga ir gerai, nes jeigu tu ten turi kažkokių didelių finansinių planų, žinai, ar dar kažką, ką galbūt ir reikėtų man jau turėti, bet, nu, man yra tiesiog smagu daryti dalykus, kuriuos man yra smagu daryti ir aš dažniausiai šitų ir vadovaujuosi. Aš dabar neturiu noro, galbūt temų tiek nesu prisigaudžius, kur vat norėčiau tikrai pasigilinti, nes pamažu atsiranda vis tokių su nu, moteriškom visokiom problemom atsirandančių, nu, tokių, žinai, klausimų, kur norėčiau pasigilinti ir tikrai duoti vat kažkokią sukramtytą, labai naudingą, didesniai visuomenės daliai informaciją, žinai. Bet tai dar nėra pribrendę, žinai, kažkokie klausimai. Ir tada atsiranda tas tikslas, kada jau, nu, kaip ir sakau, ta ugnis užsikuria, jinai iki kažkokios temperatūros pakyla. Ir tada tu supranti, kad, okei, aš jau daugiau nebegaliu sėdėti ramiai, man jau užpakalis jau dega, jau aš turiu daryti. Ir tada aš tą ir padarau. Ir aš kažkaip sakau, nestumiu, nespaudžiu savęs. Jeigu aš jaučiu, kad aš esu pavargusi, aš per daug kažkokių kitokių atsakomybių šiuo metu turiu. Aš ir nes viskas iki šiol, nu, kom aš grindžiu šitą savo mąstymą, viskas iki šiol, ko aš norėjau, ką aš norėjau padaryti, ką aš norėjau gyvendinti, man yra įvykę.
tu pasiekiai. Jo, jie tiesiog, nu, vienus dalykus pasiekiau, kiti dalykai atėjo kaip galimybė, kad galėčiau jos pasiekti. Ir aš dėl to savęs kažkaip nespaudžiu kai kuriems klausimams, nes aš tiesiog tikiu, kad kai ateis laikas, bus ir vaikas. Nu, ta prasme, žinai, kad tiesiog tai bus dėl to, kad iki šio momento taip ir buvo. Ir tu kartais nervuojasi truputėlį, kad va čia ar nusipirks tą mašiną, žinai, ten susirasiu tą, žinai, draugą ar ten dar kažką. Bet viskam ateina tas laikas. Ir kažkaip, kuo daugiau tu patiri tų momentų, kai jis ateina, tuo tu ramesnis gal viduje ir jautie, žinai. Va, kad, nes kaip tu prieš tai sakei, kad ateina tie ženklai, kažkas tau duoda, žinai, va ten... Intuicija. Jo, tai kaip per alchemiką yra tie omens vadinami, kad tau tiesiog, žinai, tu supranti. Ir tau jie yra labai labai asmeniški ir individualūs. Ir svarbiausia tiesiog, nežinau, vaikščioti turbūt atmerktom akim ir neuždarom ausim, klausytis savęs, klausytis aplinkos, aplinkinių ir tada, nu, susidėlioja tam tikri dalykai. Nes, jo, ko tu labiau nukreipi, vat, ir prieš tai vėlgi, ką aš šnekėjau, kad kai tu nukreipi tą savo energiją, ne, į kažkokius tai neigiamus dalykus, man čia gal nesiseka, aš gal nežinau, čia aš vėluoju, per anksti aš atėjau, tai tu nematai tada iš tikrųjų, kas aplinkui tave dedasi, bet kai tu truputėlį pakvėpuoji, gal nusiramini, žinai, supranti, kad, nu, nesakau, kad nebūna tokių akimirkų, faktas, aš tikrai būna, kad tikrai nunervuojas, kad fucking hell, aš nežinau, ką su savim daryti. Eina laikas, aš ten, žinai, dabar, pavyzdžiui, esu pasiemus tokius visiškai metus, kur, nu, aš dirbu ofise ir mano buvo toks planas, iš pat, nu, grinai, aš praeitais metais ten labai didelių tokių patirčių turėjau, kur, nu, man buvo sunku ir aš supratau, kad man reikia išsigydyti savo širdelę, man reikia išsigydyti savo kūną, man reikia persikraustyti į tą miestą ir tiesiog nurimti truputėlį, kad aš galėčiau toliau judėti su savo gyvenimu. Nu, arba tie metai eina į pabaigą ir aš po truputį jaučiu, kad aš darausi stipresnė ir aš galėsiu apsiminti tos kitus iššūkius, vat rudeniui atėjus ir visai kitaip jau žiedžinai dalykus. Bet viskas yra okei sustot. Ir vat save, žinai, vat kažkaip monitoriuoti ir žiūrėti, į kurią pusę tu turi eiti ir tada tie atsakymai tiesiog ateina, aš taip įsivaizduoju. Per festą su viena mergina kalbėjom ir labai gerą man mintį pasakė, kad, žinai, jinai vat yra tokia irgi, kaip tu daug daro, daug veikia, daug, kaip sakant, tikslų užsibrėžia ir sako, aš perdegdavau, žinai, karts nuo karto. Aš paskui supratau, kad, žinai, kartais reikia tiesiog laukti. Aš sakau, laukti? Sako, jo, laukti, sakau, bet reikia daryti, žinai, progresas. Sako, ne, sako, žiūrėk, tu gali laukti aktyviai. Tu gali laukti ir galvoti, strateguoti, kaip aš darysiu, kada ateis tas laikas, ar ne, kaip aš dabar jaučiuosi, aš dabar rūpinas ten sveikata, ten savo, žinai, nerūpešių, bet, ta prasme, energijos lygmenių ten, psichologija ir visą kitą. Ir sako, kai ateis laikas, tada tu galėsi imtis ir daryti. Sako, pas mane gyvenime, paskui prasidėjo tokie dalykai, aš irgi anksčiau kaip tu, variau, dariau, planavau, reikia nusustoti, varom iki galo. Bet sako, paskui aš taip ir perdegdavau. O sako, dabar aš tiesiog aktyviai laukiu, stebiu situaciją, ruošiuosi kitos dalykus, ta prasme. Ir atėjus tai galimybei, kai jinai iš tikrųjų ateina, aš imu ir padarau. Ir sako, dabar taip gerai, sako, jaučiuosi, taip man paprasta. Tai vat aš iš jos vat ir išmokau tą, kad yra toks aktyvus laukimas, kuomet ką tu dabar, man atrodo, darai, tu atsigauni, tu rūpinės kitais momentais, tu žinai, kad tu padarysi, bet reikia sulaukti tinkamo laiko, tinkamo aplinkybių, tinkamos energijos, kiek, žinai, ir tada, kaip sakant, viskas susidės ir tu paimsi, bam, ir pradėsi daryti ir viskas bus teisingai, gražiai ir tvarkingai. Tai kad kartais iš tikrųjų reikia, vat, irgi ne alternatyva, bet kaip žinai, šalia to tokio, einam, darom, veikiam, čia viską padarysim, klausyk širdies, kartais turi palaukti. Iš tikrųjų palaukti. Ir aš paskui galvoju, kaip geriausia metafora tam, tai kai, žinai, moteris vaiko laukėsi, beproto aktyvūs procesai, viskas keičiasi, kūnas keičiasi, psichologija, hormonai, ten beprotai stebuklai vyksta kūne, bet tu realiai tai tu lauki. Tu negali niekaip pagreitinti, tiesiog neįmanoma. Esi, lauki, gyveni ir kaip sakant. Taip. Tas aktyvus laukimas labai labai geras, man labai patiko, aš šitą naudosiu. Tai aš iš jos perduodu tau. Ačiū, jeigu klausai, tai čia iš tavęs. Labai gerai. Jabras vardas, labai faina tokia pana jo. Irgi Kaune gyvena, gal reiktų supažinti. O, žiūrėk, kaip gerai, visai nieko, man labai patinka šitas požiūris. Nes jos vaibas irgi tu panašus į tavo, darom, veikiam, lekiam, žinai viską, bet sako, bet irgi buvo perdegus, kaip sakant, tai dabar išmokau, kad taip nedaryti, tai labai gerą pokalbį turėjom. Jo, tai apie tai, kad kartais tiesiog turi imti ir išlaukti ir va tie daug interneto tų veikėjų garsių, jie apie tai mažai labai šneka, apie tai, kad einam, darom, nenori, just do it, žinai. Don't be ten, žinai, a week, go and make things happen, la. You don't want it, you have to do it. Labai smagi, dėl to aš čia bandau tą tokią atsvarą. Labai gerai, kad labai gerai. Nu, tiesiog aktualus klausimas, žinai, panašu. Iš tikrųjų, aktualus. Nes tikrai yra tokių, žinai, žmonės tankai, tokių ir aš asmeniškai tokią merginą pažinau, jinai buvo
tankas neužsibrėžė ir jinai darys kasdien, per skausmą, per nepasitenkinimą, bet jinai padarys ir tada jinai labai gerai jaučiasi. Okay. Bet jinai tankas dabar, jinai visus tikslus taip pat ir siekia. Va taip, kasdien, žinai. Super. Ir jai taip išeina. Ir va tie veikėjai, ar ne, kur kalbėjau, Roganas, Gogginsas, jie irgi yra va tokie žmonės. Džoko lygiai taip pat, jis toks žmogus, jis nėra tas, kur sėdi ir laukia. Ne, jis eina, jis daro, bet jie yra kitokie, labai stipriai. Ir va, jeigu tu bandysi save sulyginti su tokiais labai specifiniais žmonėm, labai tokiam keistom gerąją prasme asmenybėm, tikrai gali nudegti. Čia, žinai, kaip Toyota įsivaizduoja, kad aš galiu lėkti greit, kaip Bemas lekia, ant posūkio. Ne, tiesiog gal, bet posūkį ne, Bemas pritaikytas, greit posūkis išimti, visą kitą ten sistemos sudėtus, jis puikiai tą darys, bet Toyota, jinai nuvarys tiesiog. Toyota yra kitų labai nuostabių vietų, tu gali važiuoti per duobės vietas labai, bet tas tau puikiai yra visą sudėti. Galvos nesukis savo, nereik taisyti. Toyota yra nuostabi mašina, tikrai. Tai va čia, kaip ir kalbėjom, žinai, pasirinkti tinkamą, kaip sakant, tinkamą leirį, žinai, ar tu nori greit posūkius išimti, ar turi saugiai ir patikimai važiuoti ir ekonomiškai ir mažai mašiną savo taisyti. Tai čia labai svarbu save tiesiog, žinai, žinoti, atkreipti dėmesį, atsižvelgti, kas tau veikia, kas tau neveikia. Gal tu šiaip per gyvenimą keisiesi, gal tu tiesiog vienu metu pasims, kad tu būsi, žinai, toks tankas, nemiegosi, nedarysi, nes tau tiesiog tai veikia. Jeigu tau tai veikia, tai kam tada klausytis kažkokių tai miglių, žinai, kažkokiam podcast'e, kur sako, sustokit, palaukit. Ne, tai daryk, varyk, gal nereikia, super, ta prasme. Tai čia viskas okei. Aš realiai per savo gyvenimą, apie tą žmonių kaitą, ar ne, kai tu dabar užsiminė, aš per savo gyvenimą pažįstu tik 2 žmonės, kurie nuo pat mokyklos žinojo, ką nori daryti. Tai viena odontologija ir vienas architektas. Ir jie tą prasme iki dabar tą daro. Abiem po 31 metus buvom laidokai, viską labai faini žmonės, geri, šviesus, visą kitą. Ir jie kaip ir buvo to, ko yra. Ir aš iš jų niekada ir negirdėjau kažkokių abejonių, kažkokių dvejonių, kažkokių tai mėtymasi. O visi absoliučiai kiti žmonės, kuriuos aš pažįstu, visi ir mėtėsi, ir nežinojo, ir ieškojo, ir testavo, ir žaidė, ir visą kitą. Tai va tik tie 2 žmonės, kurie mokykloje žinojo, ką nori, ir va tik dabar varo. Ir su tą merginą odontologija aš nebendrauju nemažai metų, bet su vaikinu mes bendravomės, vienas geriausių mano draugų. Ir kaip sakant, ir su jumis pasikalbam viską, ir aš nematau, kad žmogus būtų ar nepatenkintas, ar jam, kad kažko trūktų, ar kad kažkoks nelaimingas būtų. Nėra to. Žmogus kažkaip iš kažkur žinojo, ko nori būti. To tapo viskas gerai, ramu, patenkinta. Aš esu girdėjęs, bet dabar neatsimenu, tai nesmerkit manęs per daug, kieno čia citata, man atrodo gal Wildo, bet nesu tikra. Ir vėlgi neatsimenu jos labai tiksliai, bet idėja yra ta, kad autorius gailisi žmonių, kurie žino iš anksto, kuo jie norės būti, nes jie praleidžia visą atradimo kelionę. Ir aš nežinau, kiek aš pilnai sutinku su tuo. Faina kelionė, bet tikrai daug nervų. Bet irgi tikrai nemažai žmonių turiu, kurie žinojo, ten politikai, pavyzdžiui, irgi architektai, dizaineriai, kurie yra tikrai labai nemažai, gal dėl to aš tokį spaudimą, žinai, jaučiu karts nuo karto, nes tikrai yra aplinkoj, kur aš tokia kartais biškai pasijaučiu išsimėčiusi, tokia, tai ko dabar užsiimiu, o žmogus jau ten 12-15 metus tą patį, žinai, na. Bet ko aš tavęs norėjau paklausti, iš tikrųjų, kaip tu pats jauties su tuo, kad tu, pavyzdžiui, nežinojai iš anksto. Ar tau būtų buvę fainiau, jeigu tu, pavyzdžiui, nuo ten 15, man yra labai gerai kalbinti žmonės ir dabar ten būtum, žinai, numeris 1 podcasteris, youtuberis, žinai, ten Lietuva. Kaip, ar tu pats esi kada susimas, ar tau gaila to laiko, kurį tu praleidai ieškodamas? Būdamas 15 aš nebūčiau sugebėjęs nieko panašaus padaryti. Čia yra faktas, aš bendrauti tada nemokėjau realiai. Tikrai nemokėjau. Laikui bėgant išmokau, kaip irgi viena mergina, labai esu jai dėkingas, nes va čia kalbėjom, jinai mokslininkė, legit genetikė, gyvena dabar doktorantūrą baiginėja Vokietijoje, važiuos gyventi į Prancūziją. Ir man tada pasakė seniai, po vienos tokios chemijos olimpiados, sako, Andriau, bet aš sakiau, man taip sunku bendrauti, aš nemoku torno. Sako, Andriau, bet bendravimas tai įgūdis. Ir aš toks, sako, įgūdis, visi gali išmokti, aš toks rimtai. Sako, nieks negimė bendraudant, mokėdamas bendrauti. Ir man ta, kaip sakant, sfera, kur sakiau, tas skydas sudužo, ir aš toks, dabar aš mokiausi bendrauti. Ir aš mokiausi, 16 metų tą daryti, ir dabar viskas taip ateinasi, be problemų. Bet aš labai daug mokiausi link to. Tai užtruko iš tikrųjų. Aš turėjau labai išlaukti visos tos progos, kurią aš dabar turiu. Ir aš tikiu, kad įsivystyti kažkokį tai finansinį, arrangement ar dar ką nors, iš ko aš gyventi galėsiu. Aš turiu ateiti viziją, kad mano visi vizualai, ką aš dabar darau, ten VR'as, 3D modeliavimas, ten piešimai, kad jie apsvers 108 laipsnių, kad visi vizualai bus hobis, o pagrindinė veikla, ką aš veiksiu, tai žmonių kalbėjimas, mokymai, visokios veiklos, renginukai, nes aš irgi ten turiu prisigalvoti visokių prasmingų ir įdomių ir tikrai pradėsiu daryti. Tai dabar po truputį vyksta tranzicija, bet irgi aš jaučiu, kad reikia išlaukti. Nes aš tų idėjų turiu, norų turiu, bet aš jaučiu, kad forsuoti nereikia tų dalykų. Tai apie tą nežinojimą, apie tą ieškojimą,
Aš manau, kad tai atnešė labai daug pamokų. Va, kas atsitiko, žinai, kas atsitiko. Atnešė labai daug pamokų ir labai daug supratimo kitų žmonių. Tos empatijos labai daug, kad aš suprantu, per ką jūs einat, nes aš irgi per tai jau, aš irgi nežinau. Ir per savo kelią, per savo patirtį aš galiu prisiekti jums, kad jūs irgi galite pasiekti, atrasti save. Aš nuoširdžiai tikiu, kiekvienas turi savo talentą, kiekvienas turi savo pašaukimą. Tiesiog tas kelias jūsų gali būti ilgesnis ir šiek tiek sunkesnis, bet kadangi aš pats jaučiausi, kad aš visiškai nieko neturiu ir aš nežinau, kur aš turiu būti ir aš nežinau, ką aš darau, viduj toks buvo jausmas. Galvoju, aš žinau, ką aš darau, nes aš kai baigiau mokyklą, aš tegėjau genetiką studijuoti, nanotechnologijas, aš jau tiksliuosius mokslus, bet dėl to, kad man tai sekėsi labiausiai ir dėl to, kad aš visai nesigilinau. Čia buvo, kiti mato, ten tėvai mato, kad sekasi, mokytojai mato, kad sekasi, tai varyk ten. Nu gerai. Nuvariu. Bet dėl to buvo, kad aš savęs nesigilinau, dėl to aš pasitikėjau kitais, bet jie nemelavo, jie matė, kas man sekas. Aš nuėjau, aš išbandžiau, pamačiau, kad čia visiškai ne mano, absoliučiai. Ir tada buvo tas draugas architektas, jis dailės akademijoje mokėsi, aš jį dažnai lankydavau, man labai patiko aplinka, man ta atmosfera buvo faina, žmonės įdomus ir aš galvoju, mane čia daug labiau traukia ir aš toks verčiam 108 laipsnių viskam, einam mokytis dailės akademijos stojamiesiems egzams ir paėjo. Ir įstojau ir prasidėjo tas kelias, o paskui, tas sakau, vizualiai dar kartą 108 laipsnių verčiasi, bet aš matau, kad aš dabar esu tam persivertinę vėl, bet jis daug toks taikesnis, nėra tiek daug violence. Nes kai aš iš tiksliųjų ėjau į akadiją, tai tam buvo visus draugus pamiršau, visus finansus investavau, visą savo laiką atidaviau vien tik tam, kad pasiruošiau stojamiesiems. Nieko neliko, išskyrus tas vienas tikslas ir aš ten taip užbrutforsinau, kad ten buvo baisu. Aš paskui pastebėjau, kad jeigu miegi ilgai po 4 valandas per parą, aš tiesiog pastebėjau, kad aš pradedu pamiršinėti dalykus. Ir aš ten savo portfolio buvau ten darbų palikęs ne kartą, ten stoti autobusų, ten kažkur ten Rimekė, žinai, ten prie Rotušės, dar kur nors. Ir aš paskui taip ir pamečiau visai. Rimtai? Tiesiog palikai? Tiesiog palikau. Ir tada supratau, kad reikia stabdyti arklius, reikia išsimiegoti. Tai kai kurie gali po 4 valandas miegoti, aš ne, man miega šventas dalykas. Labai priklauso nuo kūno. Bet, matai, gerai ir tokį patyrimą turėti, man. Žinoma, gerai. Suvokti, ne? Žinoma, gerai. Aš manau, kad ypač jeigu tu nori su žmonėm dirbti, tu turi turėti patirties visokios, žinai, ir užjaus žmonės, ir atjaus, ir tos empatijos, neatsiranda iš knygų skaitimo, bent jau man taip atrodo. Nes kai tu iš tikrųjų tą išgyveni, visiškai kitas potyris. Man bent jau dabar taip atrodo. Gal aš keistu, bet man dabar taip atrodo. Tai aš tikiu, kad visa ta kelionė atnešė man daugiau ryšio ir supratimo kitų žmonių. Ir priėmimo labiau. Tai man atrodo, kad čia viskas su to yra gerai. Nes tada pasižiūri į tuos kitus žmonės, kurie, kaip sakant, ten yra taigi kiek ir menininkų, ir kūrėjų, ir verslininkų netgi, kurie save atranda ten būdami 50, 60. Ir viskas su tuo yra gerai, ir viskas tuo yra nuostabu. Ir kad tas gyvenimas, jisai tęsiasi visą tavo gyvenimą. Kad, žinai, svarbiausia, aš manau visiems perduoti gal dabar, kad nėra jokios ribos, iki kurios tu turi padaryti savo dalykus. Tiesiog nėra to dalyko. Ir visi, kas sako, kad iki 25, ten iki 30 turi kažką pasiekti, čia yra bullshit. Čia yra didžiausias melas. Niekas netikėkit tuo, nes tiesiog netaip vyksta. Absoliučiai. Sakau, segmentai. Tiesiog gyvenime yra segmentai. Tavo kažkokiu metu yra svarbu tas, kažkokiu metu gal tau, pavyzdžiui, šeima, tavo bus tikslas pasidaryti vaikų, žinai, ten susituokti dar kažką. Super, ta prasme, viskas yra ok, tu turi daug metų pasiekti skirtingus dalykus ir nebus geriau, jeigu tu jūs pasieksi, kai tau 20, ar kai tau, žinai, 60 ar 70. Tu tiesiog, ką norėjau, gal prieš tai, kai mes prieš susitinkant iš tikrųjų apie ką galvojau, kas man atrodo labai svarbu, ką norėčiau perteikti šiems žmonėm ir bendrai pasakyti. Tai man atrodo, kad svarbiausia bendrai gyvenime yra tiesiog patirtis. Žinai, ir apie tos verslus šnekant, apie studiją šnekant, apie žmonės, literaliai bet ką. Svarbiausia, man asmeniškai, toksai moto įvardinkime, mane gyvenimo yra tiesiog patirti dalykus. Ir viskas į tai susiveda, absoliučiai viskas į tai susiveda, žinai. Ir ką ir noriu, žinai, turbūt paaiškinti su tais segmentais, kad tu pasibandai vieną dalyką, tu tą patiri, tu tą išjauti, supranti, kas čia per jausmas ir tau arba patinka, ir tu nori tai tęsti ilgiau, arba tu to padarai kažkokį tai laiko dalį, kaip su verslais. Buvo faina, ačiū. Ir eini toliau, ir tu paleidi, žinai. Ir tu eini į kitas tas tada patirtis, į žmonės, į renginius, bandaisi dar kažką naujo, žinai, savo. Ir jo, nesvarbu, tu tai patirsi, kai tau 60, priklausomai nuo dalykų, aišku, tu gali būti protingesnis, gali žinoti daugiau įrankių turėti taip ir panašiai, bet, paimkim bendrai, ne? Tai nesvarbu, ar tu tą verslą, jeigu tai yra tavo tiesiog gyvenimo kažkoks tikslas, ar tau bus tiek, ar tau bus tiek, yra labai svarbu patirti, man atrodo. Ir čia yra toksai didžiausias gal vertybinis toks. Ir sugrįžtant į patį pirmą klausimą, man irgi taip atrodo, kad ėjimas į šitas naujas tas patirtis ir buvo tas, kad, gerai, šitą dar nebandžiau. Ir kaip bus faina, žinai, pasimėginti, kas čia per jausmas.
Tai jo, tikrai nėra kažkokių, nebent yra ten koks bucket listas iki 20, žinai, patirti šitą ir tą, bet, nu, čia jau tavo tikslas, tu taip nori, žinai, bet, nu, niekas iš išorės tikrai neverčia, nemanau, kad turėtų būti toksai dalykas. Jo, nes netgi, vat, dažnai sako, jeigu nori keliauti, iki tol, kol šeima turi, iki tol, kol vaikai, nes paskui labai sunku. Faktas labai sunku, bet aš irgi žinau, kiek keliautojų, kurie su vaikais keliauja. Tai komplikuoja situaciją, žinoma, bet jie vis tiek keliauja, vis tiek, ta prasme, ir kempina, ir kita šalis skrenda. Nu, kad tai įmanoma, žinai. Ir kad nebūna tau ten viso pasaulio iškeliauti iki tol, kol tau ten 25 ar iki tol tų vaikų turi. Galų gale gali keliauti ir po to, kai vaikai užaugs, ta prasme, kai jie paauglys tampa, kai gali savim pasirūpinti. Nu, tikrai, ir kitas dalykas, ne visiems reikia visokių patirčių, ar ne? Jo. Tai pavyzdžiui, tas dalykas, čia atsimenu, vienas irgi buvo pokalbis apie tai, kaip kažkoks draugas ten, buvo du draugai. Vienas sako, aš kuriu verslą ir kai turėsiu babkių, tada keliausiu, o kitas sako, aš verslą kursiu pakeliavęs. Ir tas, kur pirmasis, jisai sukūrė tą verslą, jam ten sekėsi viskas gerai, jam ten 33 metai ir jis, kaip sakant, finansiškai laisvas, ten kompanija važiuoja gražiai, jis gali atsitraukti ir gyventi savo ramiai, gražiai ir laimingai. O tas draugas jo tuo metu keliavo, backpackino, ta prasme, važinėjo ten į kalnus ir taip toliau ir panašiai. Tada, kaip sakant, jam buvo soto ir jis ten 25 ten pradėjo kažką kurti ir jis ten dabar, ten 33 buvo abie metai, tai jis va sako, aš dabar neseniai čia, kaip sakant, ten pirmą kompaniją kūriau, nes kaupiau žinias, visą kitą ir po truputį įsivažiuoju. Ten finansiškai dar jis neišlaiko, aš irgi ten turiu labai daug įsidėti savęs ir visą kitą, nu, bet po truputį judam. Okay. Ir tada tas kitas draugas, pirmasis verslininkas, sako, o dabar va, tu iškeliavai, dabar kuri verslą, o dabar aš varau keliauti. Sako, aš išvariau keliauti, žinai. Ir sako, supratau, kad, žinai, nei man tas backpackinimas patinka, nei man ten patinka tam miške mėgot, ar kažkokį traukinių statys, sako, kažkoks sako, man nefaina. Tipo, draugo, pasakymai skamba labai smagiai, nu, bet man tiesiog nelimpa. Ir sako, aš ten sportiškas, sveikas, nėra taip, kad aš ten neištverčiau, man tiesiog nėra vaibo. O jam patiko, žinai, ten ir statysi mėgot, ir ten nedavalgius būt, ir ten tranzuot. Sako, man ne, man toks išbandžiau ir galvoju, nu, neseni. Ir kaip gerai, kad aš to nedariau. Kaip gerai, kad aš to nedariau, nes tai ne mano dalykas. Buvo aš, kaip sakant, jaučiau, kad turiu vertę kur per savo verslus. Ir jis sukūrė. Nu, jo, čia irgi puikus labai, mes su kolegė mano dažnai, žinai, pasikalbam. Man, pavyzdžiui, patinka bėgioti. Bet, nu, nuoširdžiai, man patinka bėgioti, žinai. Ir kai pasikalbinu, tai jos sako, aš tai nesuprantu, iš kur tu turi tiek valios. Kodėl tavo, žinai, tipo, bet čia ne, nu, tipo, vienam tas yra, kai tu eini prieš save, tau reikia valios. O kai tu labai daug. Ir tu tada turi iš kažkur gautos motyvacijos, kad čia, nes vėlgi tas bėgimas romantizuotas dalykas, čia aš bėgsiu per mišką, aš čia gerai jausiuosi, nes vėlgi ten filmai, knygų, nu, vat, nu, aš nemėgstu, aš tai bėgėti nemėgstu. Ir puikiai, ir man, žinai, nu, vat, būna paskui, tipo, o tai kaip čia dabar kvėpuoti, man kokius čia batus per, kad aš gerai jaučiu bėgti, tu nepradėsi geriau jaustis bėgimas, jeigu tau nepatinka bėgioti, tai tu kažkuriuo metu nebus tau geriau, kai tu, nu, nes bėgiojimas ir lieka bėgiojimu, žinai. Taip. Tu tiesiog susirandi savo sporto šaką, kuri tau teikia džiaugsmą, tau nebūtina yra bėgioti. Taip. Tai jo, man labai dažnai būna šitas su komandiniais visokiais sportais, nes aš šiaip nelabai mėgstu ten kokią tinklinį, nei ten kokią... Aš nesuprantu. Dabar, kai tie padėliai visi ten, pickleballai, whatnot, sure, bet aš tiesiog, nu, nematau. Ir aš iš pradžių tai dar parinaus, kad čia, žinai, vis tiek, nes labai daug žaidžia ten ir čia didelis hajus ir taip toliau. Bet aš pasidaviau, tokia ne. Aš atradusi su savo, man patinka bėgioti, man patinka namuose dar kažkoks pilatesas, that's it. Tai man atrodo čia su visko, bet vėlgi, nu, tu nežinai, kol nepabandai. Nu, gerai, prabėgi ten tuos 5 kilometrus, ar tai kiek tu ten pasibandai, supranti, kad tau širdį išvemti, tu nori, žinai, plaučius iškosi, nu tai turbūt net, nu, aišku, tu gali siekti tą tikslą, bet man dėl to labai keista nuskambėjo, kai tu prieš tai sakei, žinai, kur tas bičiukas sakai, jis nemėgsta bėgioti. Aš nežinau, ar aš galėčiau daryti dalyką, kurio aš, nu, vat, nemėgstu, vien tik tai, na, aišku, turi būti tada jau tikslas, žinai, kad aš čia per save lipu ar kažką ir esu darius tokių dalykų. Taip. Sakė, nes mama tikisi. Jo. Tai yra tokių momentų buvę, nu, arba, žinai, bet ilgalaikiai perspektyvų ir vis dažniau su amžium, su patirtim, žinai, vat, gal labiau mažėja, žinai, tų dalykų, kur tau tiesiog pasako, davai, ten, žinai, varom ir tu saks, žinai, aš nemėgstu. Labai teisingas žodis. Tai va, tai super. Visiškai taip, ir aš va čia buvom kempinam su draugai, žinai, paplūdimy, ten Latvijoje, visą kitą labai faina buvo. Ir aš atsimenu, pirmą dienos dalį mes, ta prasme, ten kartu gaminam valgyti, kartu, ta prasme, statom visokiausias ten lauko tūlikus, kaip visi džiaugiasi iki lauko tūliką pastatėm, bet su stogu, su visko, ten buvo amazing. Su visko, ta prasme, ten net kur atsisėstra, ten popierius padėtas. Žiauriai gerai mes ten padarėm. Aš turiu daug klausimų, bet nelabai. Gerai, galėsiu podcast parodyti. Paskui pirtį pasidarėm paplūdimy, karočią. Tik veikiančią pirtį, bet dūminė, bet vis tiek veikia idealiai. Bet kvapas fainai. Žiauriai gerai. Ir mes tą prasme visą dieną dirbom, tą prasme veikiam, ten akmenis nešam ir taip gera, taip faina. Ir tada ateina vakaras.
ir hebra atsisėda, žinai, ir ta prasme ten alutis, visa kita, ten žmonės rūko, visa kita. Nu, normaliai, tiesiog laiką leidžia pokalbį ir visa kita. Ir aš imu jausti, kad man kažkas ne taip. Aš noriu veikti, aš noriu daryti, aš noriu kažką, žinai, judėti. Ir man va tas sėdėjimas prie laužo ir nieko neveikimas, nu ne man. Ten galim šokti, ten galim groti. O man va tiesiog sėdėti ir ten, žinai, alutį gerti, nu ne mano dalykas. Jiem nuostabu gerai laiką leidžia, bet aš tiesiog jutau, kad, žinai, nu čia ne mano. Ir aš, kaip sakant, pirmom naktim bandžiau bandžiau tame išbūt, nors aš žinau, kad tai ne mano dalykas, bet kažkoks buvo pagavęs toks genties ritmas, genties vaibas, visa gentis daro ir aš darau. Ir aš darau ir viską, ir man taip kažkaip viduj ne tas, kažkas ne to. Bet tas labai natūralu, pritapti prie, bet, nu, taip, ir vat kas įdomu, kad kai tu būni tokiai, žinai, gamtos prieglobsty, civilizacijos nėra, jūs visi iš tikrųjų ant išgyvenimo tokie, kartu gamini valgyti, kartu, ta prasme, ten renki malkas, viską kartu darot. Ir atsiranda tas toks, kad man irgi reikia, visi ir aš einu. Ir aš šiaip nesu toks žmogus, bet man tiesiog įsijungia kažkoks kitas režimas smegenyse. Ir aš tik paskutinę naktį kelionę supratau, kad palauk, bet čia ne mano dalykas. Aš toks, tai kodėl aš tik dabar supratau, kas čia daros, kad čia ką. Tada supratau apie tą genties maudą įsijungimą, kad aš savim jau negalvojau savo smegenim. Tada, kaip sakant, visi ten čia yra, aš tiesiog nuėjau miegot, prieš tai pameditavau, išsimaudžiau jūroje, prieš žvaigždės, ten la. Ir man taip gera buvo ir taip malonu ir jokio nebuvo ten fear of missing out, FOMO jokio nebuvo, tu anksti ryte atsikėliau, dar pameditavau, ta prasme pavaikščiau gamtoje, jie ten savo miega iki 2, žinai, nu, jeigu ilgai sėdėti prie laužo, paskui ilgai ir miegi. Ir man tai buvo gera ir aš tada įsinešiau tą pamoką, žinai, kad, kaip tu ir sakai, kiekvienas turim tai, kas mums yra arti širdies, arti, kaip sakant, follow dopamine, sek dopaminą, ar ne, gali sakyti, sek širdį, klausyk intuicijos, viskas apie tą, žinai, dalyką eina. Ir kai tu savo dalyką atrandi, tu laikais jo. Ir aš manau, sėkmingas gyvenimas einant vėliau, jau kaip didesnis amžius, kad tu esi išsigryninęs pakankamai daug savo dalyko, kad tu drąsiai gali sakyti, žinai, čia mano, o čia ne. Ir aš, pavyzdžiui, ten, nes tikrai nesidėsiu tūsį iki 1, iki 1-2, nes ne mano, aš pabūsiu iki 10 ir tada savo naisiu ramiai savo miegot, kad rytoj galėčiau įsikelti ir daryti savo dalyką. Bet iki 10 nuostabu. Ir aš manau, tikiu, kad atsiranda vyresniam amžiui visas spektras tavo džiaugsmų, kuriuos tu gali rotuoti. Ir niekada tau neatsibos, kaip mėgstamiausia patiekalai, žinai. Šiandien tą, o paskui būna, nu, sorry, bet aš to, žinai, to fermentuoto ryklio nevalgysiu, žinai. Ne mano dalykas. Arba ten to sūrio mėlyno, ten kažkam labai gerai, o man net ne, man net taip. Ir psio. Ir tu atsisakai ramia širdim, žinai, kad tai tiesiog ne mano dalykas ir man tai net neš malonumo. Aš šitą labai momento laukiau savo gyvenime, nes aš žinojau, aš nežinau kodėl, aš gal tiesiog turėjau kažkokių tai draugų vyresnių ar merginų, aš nežinau, iš kur man atėjo šitas, bet aš atsimenu mokykloje dar būdavau, turėjau tokią juokingą labai frazę, aš labai laukiu pasent. Nes aš tiesiog, nu, ir čia žiūrėjau, kinga, tipo, sakom, Miglė, kokiam 5 norėčiau būti, kaip norėčiau kokiam 5. Ir, nu, anksčiau ateina, žinai, pasirodo šitie dalykai, tai super, žinai, tu vis dar gali, tipo, būti, žinai, ir jau turėti to pasitikėjimą. Bet aš taip laukiu, nes man kokį ten 19, 18, 20, nu, tai patys 22, jau čia netaip jau ir toli, bet vis tiek labai skirtumas yra. Nes, nu, lemba, tas noras įtikti, tas noras būti dalim kažko, nesuvokimas, ko tu nori, ką tavo kūnas sako, ką tavo širdis tau sako, visiškas absoliučiai, tu nesupranti, ta prasme, tu darai, nes tu galvoji galbūt, kad tu nori, bet tu tada darai ir tavo kūnas kažkaip priešinasi, kažkokios ribos yra peržengiamos pasaulio, tu kažkodėl piktas, ir tau reikia motyvacijos, ir tau reikia... Jo, tau reikia valios, tau nesigauna natūraliai, tu kažką vis bandai įrodyti ar savo, ar kitiems. Ir aš kažkaip turėjau tokį suvokimą, nu, taip tikėjimo, tokį čiūrikų, žinai, pastoviai, man bus daugiau metų, man taip nebus, nu, aš, nu, tipo, žinau, kad taip yra akurat. Ir aš nežinau, aišku, čia, nes vis tiek, nu, pagal visus tavo hormonus, taip kaip tavo veikia, nu, čia literal dalykas yra, kad su metais tiesiog pasitikėjimas savim ateina, nesvarbu, ar tu dirbi prie to, ar nedirbi. Bet, nu... Ir gerai dėl to, ar kartais blogai būna. Jo, bet, nu, aišku, geriau, kai tu dirbi, tas ir anksčiau, ir labiau įsitvirtina, ir biškai kitokią kryptį nueina, bet tiesiog tas noras įtikti, jis labai natūraliai biologiškai mažėja. Ir moterimis ypatingai yra, nu, čia labai kontroversiškas dalykas, bet knygoje skaičiau. Bet tiesiog su jaunesniu amžiumi, žinai, tu vis tiek tu esi užprogramuota truputėlį ieškoti partnerių, įtikti, priklausyti socialiniai grupiai, nu, priklausomai nuo moters. Nes mes socialiniai gyvūnai, mes jeigu nepriklausom, mes mirštam realiai. Nu, senoviai tai buvo, dabar to nėra, bet mūsų kūnas tai senovinis, jis toks pat kaip prieš 100 000 metų, jis nepasikeitė. Tai va, tai ir su metais tas truputėlį mažėja, nes tu kaupi patirtį, žinai, tu biški savyje labiau. Tai aš žiauriai laukiau šito. Ir man dabar, aš kaip pagalvoju, žinai, kad aš galiu visiems baliui pasakyti, tipo, na,
Davai, draugai. Aš jau Jūs myliu, pabuvau. džiaugiuosi. Ačiū, kad pakvietėt, žinai, tipo, ir taip ramu ant širdies, ir jie supranta, nes jau ir tave, žinai, labiau pažįsta, ir tu pats save pažįsti, ir tokia ramuma tiesiog ant širdies yra, kad tu jau nebeprivalai daryti dalykų, ir atrodo, kad tikrai jau skambu labai sena, nėra taip, bet tipo, daug lengviau gyventi, tikrai daug lengviau gyventi, daug lengviau savęs ieškoti ir naviguoti per tos, kai tu tiesiog savo, save biškai labiau, daugiau laiko tiesiog su savim gal praleidai, aš taip savo aišku, nes vis tiek, aš 26 metus jau su savim buvau, tada buvau 20 metų, tu taip gerai nepažįsti, žinai, tiesiog. Ir aš tikiu, kad tas savęs pažinimas einant metams, jis daros biškai greitesnis, aš manau, kad kuo tu labiau esi vyresnis, tuo tu... Aš vėlgi iki 31 metų galiu tik tą skalę pasakyti, bet dabar savęs pažinimas man kaip tik jis toks atrodo dar greitesnis ir gilesnis vyksta negu anksčiau. Tai aš jaučiu bent jau tokį progresavimą. Galbūt jis išsilygins kaip žinai logaritminė skalė kažkurioje vietoje, bet dabar tai yra toksai lėtai, ir va dabar toj fazėje esu, bet ką dar noriu papildyti visam tam, kad tu sakai, kai išdrįsti būti savim ir elgtis taip, kaip tau atrodo teisinga, tu pritrauki tokius pat žmonės kaip tu. Tik tada, kol tu vaidini ir bandai įtikti kažkam, kas nesi tu, tol tu komunikuoji ne save, o tu komunikuoji tą kaukę, personažą, vertybės, kurios nėra tavo. Ir tada atsiranda žmonės, kurie lygiai tokie patys, kur nėra autentiški. Ir čia yra jų kelionė, bet jeigu tu, kaip sakant, nori pritraukti savo žmonės, ir kas dar labai yra gerai apie tą 5 metų metaforą paimkim. Jeigu tu autentiškai tiek metų gyveni, visi tavo draugai bus tokie patys autentiški, derantys su tavim. Nebebus jokių, kaip sakant, atsitiktinių žmonių, nebebus jokių, kaip sakant, kažkokių iš lempos veikėjų pažįstamų, su kuriais tu net negali normaliai atvirai pasikalbėti, nes bijai, kam apie mane pagalvosi, nudžianins, dar kažką. Tai tokie žmonės jau dingsta iš gyvenimo. Nes jiems nebėra vietos, nes būdamas vyresnis, tu iš tikrųjų pradedi skaičiuoti, žiūrėk, aš turiu resursų ribotą kiekį ten. Ir aš, ta prasme, energijos turiu ribotą kiekį ten, jeigu yra šeima ar vaikai, dar mažiau resursų, tu iš tikrųjų žiūrėk, ar aš noriu su šituo žmogum susitikti? Ne, o su šituo labai. Ir viskas, ir natūraliai viskas atsisijoja. Bet kertinis taškas būti savim ir nebijot parodyti, koks esi iš tikrųjų. Ir tai signalizuos visiems tiem tavo žmonėm, tavo tai genčiai, kad žiūrėk, dar mūsų vienas yra žmogus, mes su juo turime eiti šnekėti ir bendrauti. Ir tada atsiranda tas tikrasis gyvenimo, tas ir malonumas, ir pasitenkinimas, ir tu jautiesi ir mylimas, ir staiga tų nuostabių draugų labai daug, ir tu jautiesi gerai, ir žinai, ką nori veikti, ir ko nenori. Ir jo, tie gyvenimo etapai, aš manau, čia labai gera tavo metafora, kad gyvenimą galima žvelgti etapais, žinai, kad šiuo metu toks etapas, tuo metu kitas bus, tuo metu trečias bus, bet į tą brandą einant, link tų 5 metų metaforos atsiranda tas toks etapas, kai tu iš tikrųjų atsirinki, kas tavo ir kas ne. Čia labai svarbus etapas. Jeigu tu prieš tai ten eksplorinai, tyrinėjai, žiūrėjai, tai manau, tam vėlesniame etape turėjau išsigryninti, kas esi, ką tau reiškia būti tavim iš tikrųjų. Man gal šitaip. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad alkoholio aš negeriu ir man tai ne mano dalykas. Aš nieko prieš neturiu, kartais smagu paragauti, ką čia geriau, koks skanus skonis ir padedi, nes man tiesiog nėra vaibo jokio tam. Man nevaibina, o kiti tai daro nuostabu, džiaukitės, gyvenkit, enjoy your life. Bet jau žinau, kad man tai neveikia. Aš kaip kartais būna, gerai, prisijungiu aš toks, vis dėlto ne mano. Patvirtinimas ateina kiekvieną kartą, kad čia tiesiog ne mano dalykas. Tame nėra jokio, nei malonumo, nei džiaugsmo, faina ten susidaužti, ten ar kažką, be part of the group, bet ne mano reikalas ten, žinai. Bet man atrodo labai svarbu, ką tu dabar pasakai, žinai, kad vis dar pabandai karts nuo karto. Man atrodo, tas yra labai svarbu, nes mes keičiamės. Čia tas pats, kas aš nemėgau svagūnų ten, žinai, ir dabar paragavau ir opa, svagūnai, gerai, žinai, galima. Tai čia man atrodo visiškai tas pats, nes tu labai flexible, žinai, ir tos asmenybės ir visi tie pomėgiai ir sakyti. Tai jo, vis sugrįžti, pabandyti ir aš bendrai gal, taip sakyčiau, labai mažai pas mane dalykų gyvenime yra fixed. Ir su nuomonėm taip yra, ir aš tiesiog labai kažkaip vis praleidžiu, tas filtras, jisai visą laiką atrodo atviras, yra naujom mintim, kažkokiam tais požiūrėm, žinai. Ir, irgi galiu savo pasakyti, dabar man atrodo tas piklbolas bet aš turėsiu nueit pabandyti, nes aš turiu žinoti, ar tikrai jisai man tik taip atrodo. Ir, žinai, velna žinai, gal po 4 metų Miglio olimpinėse, žinai. Žinai, ta prasme tiesiog sakau, kad būti atviram tokiem, ką tu, žinai, labai surezonavo, tiesiog, kad tas vis nueinu ir, vis dar ne. Fair, gali ir toliau gyventi, žinai, metus ir sakyti, ne, vis dėlto ne, bet vis pagrįžti yra labai naudinga, man atrodo. Ir prisimenu vieną merginą, dabar tu Latvijoje, kai buvom, jinai kažkuriuo metu buvo Lietuvos bokso čempionė. Opa. Jinai tokia, jauki tokia, žinai,
tvirto sudėjimo, bet nepasakytum, kad tokia, jinai tokia moteriška, tokia cute, baby faces, viską toks fainas, žinai, bendrauti labai malonu, viską, jinai tokia prie meno, ten mūsų tuos žmonės paišė visokiausiais ornamentais, labai meniška viską, bet vat ir boksininkė buvo. Ir aš taip galvoju, kaip faina. Ir vat jinai taip sakė, tipo, vienu metu jaučiu, kad man įdomu, kad man faina, man gerai sekėsi, aš tą padariau ir mečiau ir viskas, ir baigiau. Ir tas sakant, nežiūri ten atgal, moku apsiginti, galiu kitas pamokyti, labai tas faina, bet man to nereikia dabar, viskas, ramu. Sako, tada padirbau trenerė, žinai, ten kažkokiam ten sporto klube, man labai patiko, man buvo labai įdomu, dabar jaučiu, kad man, kaip sakant, tas etapas praeina, aš tą irgi padedu, kaip sakant, įgūdžių rinkinį, ateityje gal prieiks, bet dabar aš einu dar kitą kryptim. Ir vat jinai labai gražiai įkūnė, va tą, ką tu dabar sakai, kad gyvenimo etapais, vienu etapu buvo boksininkė, kitu etapu trenerė, dabar vat, gal prie meno kažkur labiau eis, nuostabu, kaip sakant, matyti, kai žmogus taip keliauja, žinai. Ir tas man labai patinka, ta tokia laisvė. Ir vat kas įdomu, man atrodo, kad jinai kažkaip intuityviai tą žinojo nuo mažų laikų, kad mes va čia mąstom, permastom, ten sukam, ten teorijas kuriam, o jinai tiesiog žinojo, padarė, nuėjo tas jausmas, kad metas baigti, einu kažkur kitur. Tai va, kad gal tie draugai, kurie vat mano, žinai, kur vat nuo pat mokyklos laikų žinojo, ko nori būti, galbūt jie per daug ir net negalvojo, kad čia reikia ieškoti, ten tyrinėti, gal tiesiog jautė, kad čia mano kryptis ir einu ir viskas. Aš tikiu, kad tokių žmonių irgi, žinok, yra, kad mes visi žiauriai skirtingi esam ir kiekvienas turi stengtis atrasti, kas jis ir kas jie yra ir nesistengti bandyti save įkišti į tą prokrusto lovą, žinai, kaip tas graikų mitas, kur buvo, kad nebandyk įtikti į kažkokius tai rėmus vien dėl to, kad girdėjai ir kad kažkas sakė, kad čia reikia, turi rasti save, o kad rastum save, man atrodo, kad turi tą gyvenimą žaisti. Bet čia tokia nauja mintis, žinok, yra. Aš dabar taip tavęs klausau ir man toks realizacijos momentas atėjo, kad, čia nėra kažkas, kas žmonėms buvo, supposedly, žinoma, pavyzdžiui, aš galvoju apie savo ten tėvelius arba senelius, žinai, va dar anksčiau, tai daug kas iš tos kartos yra tokie žmonės, kurie dirba kažkokį darbą 20 metų, 30 metų, ne? Pas mus pačius įmonėje buvo ten apdovanojimai 15 metų išdirbus įmonė. Kosmosas dabar, kai pagalvojant, mes ten su draugais pasišnekam, ten kas 2 metus, žinai, padirba, laikas kelt sparnus, žinai, jau kažkaip čia nebetobulėja, žinai, jau reikia, žinai. Ir labai tas natūralu yra, žinai, man atrodo, kažkaip anksčiau gal, nebuvo gal taip, kažkaip. Man įdomu, kas trigerino visą šitą tokį, kad mes leidžiam savo taip pat labai keistis. Ar tai yra ta, žinai, globalizacija, tokia labai didelė matymas galų gale šitų, kaip mes sakom, plečiasi tas protė ta vieta, žinai, kur tu matai savo galimybės, tiesiog papildomas, kur anksčiau tu tiesiog nebuvo nei social media kažkokio, nei dar kažko, tu matai, kaip gyvena tavo pusbroliai, duok toliausiai, žinai. Jo, ten didžiausias verslas tai buvo mašina parvaryti, žinai, kurią montuoti ir parduoti brangiai. Jo, ir tu toks over, taip galima gyventi. Bet dabar tai iš viso 9 galybės yra ten tų, žinai, variantų, tai gal dėl to, žinai, tą tokį žaidimą prasidėjo ir kažkaip, atrodo, labai darosi fluid viskas pas mus ir gyvenimo tikslai keli, žinai, ir jie keičiasi kas ten 10 metų ir nežinau, ir kažkokios tai sexual orientations, žinai, visas ir visai. Viskas kažkaip taip darosi labai žaidimo tokia forma ir man tas yra faina, bet šiaip labai smagu taip kažkaip pareflektuoti, pagalvoti, pasižiūrėti atgal, nes dalinai, kodėl mums gal taip sunku ir naviguoti, kartais ir mes iš naujo, atrodo, atrandam šitus atsakymus, nes problema, atrodo, nelabai gal buvo su kuo pasišnekėti apie tai, anksčiau, ten pasikalbėti, žinai, su tėvais, kur sakytų, jo, aš nuo 20 iki 30 ten dariau tą, žinai, nuo ten 30-40 dariau tą ir viskas okei, žinai, su tuo. Kaip tik pat yra, tu baigi mokslus, turi eiti dirbti kažką, ten apsižemti, toks labai, žinai, struktūrizuotas tas gyvenimas, o mes dabar visai kitaip gyvenam ir visai iš naujo ieškom šitų dalykų ir tas yra labai faina ir šiaip toksai įdomus pastebėjimas, kad visai kitaip dabar atrodo suvokimas ir tiesiog ne visada gal yra su ko pasitarti. Čia labai gera mintis ir man keletas atėjo pamąstymų apie tai. Tai pirmas, aš manau, kad kadangi mes dabar, manau, viena tokių legendinių, istorinių, nežinau kaip pasakyti, įvykių, tai 4 Minute Mile. Kaip pirmą kartą žmonėsios, žodžiu, labai daug metų buvo manoma, kad neįmanoma 1 mylios nubėgti per mažiau nei 4 minutės. Tiesiog neįmanoma. Ir ten geriausi sportininkai, aš nežinau, kad čia 1910 ar 10 ar 20, nežinau, bet 20 amžiaus. Pradžia ar vidurys, aš tiksliai negaliu pasakyti, bet pasižiūrėkit patys, pasidomėkit. Esmė ta, kad visi manė, kad tai neįmanoma, daktarai sakė, čia neįmanoma, visi sakė, čia neįmanoma. Ir staiga atsirado vienas žmogus, kuris nubėgo per ten 3 minutės ir 90, ten gal 3 minutės ir 59 sekundės. Ir pasipylė paskui. Ir nubėgo. Jo, ir jis nubėgo ir staiga visi suprato,
galima, po galais galima, ir tada atsirado dar vienas, ir dar vienas, ir dar vienas, ir tą rekordą iki dabar gerina. Nes buvo uždėtas, kaip sakant, kepas, visiškai, tas, kaip sakant, skliautas stiklinis, prie kurių tu negalėjai nieko daugiau matyti, kad kitaip neįmanoma. Tai jeigu mūsų tėvai seneliai gyveno tokio aplinkoje, kur iš tikrųjų nebuvo, ne tik, kad buvo daug sunkiau kažką daryti, nepalyginamai sunkiau nei dabar, bet ir buvo tas mąstymas iš visos aplinkos, kad iš tikrųjų nieko negali daryti. Senelim, žinai, būsi fermoje, žinai, turėsi ten 16, žinai, sesių ir brolių, faina, visą kitą, bet būsit ūkininkais ir viskas. Tada tėvam buvo viskas, kaip sakant, jau fermoje nebūsit, bet eisit į miestą, gausit paskirą, nu jeigu apie Sovietų sąjungą kalbam, ir dirbsit, nu ir viskas bus normaliai, gausit atlyginimą taip, kaip visi gauna, kad nors gausi butą, kas šiaip tai buvo visai cool. Žinai, 10 metų pokšt butą turi. Šitas momentas yra tikrai labai geras. Iš dabarties perspektyvos čia kind of impressive. Ir čia tavo būtų, žinai. O dabar 30 kiek, 35 metai, 3 metų turi būti, kad tavo būtų, nu, čia biški daug gaidas. Šitame toks nautyno šeit, bet toks... Pasirodo, ir ten buvo kažkas gero. Anyways, tai vienas dalykas, kad mes iš tikrųjų matom, kad tas 4 minute mile, jos yra daužomos ir greunamos vis laik, kad mes iš tikrųjų galim. Čia vienas dalykas yra. Kitas dalykas, aš pagalvoju tas klausant, kai iš tikrųjų, kai tu esi jaunas ir atsiranda šeima, tai aš tikiu, kad kiekviena kažkokie instinktai, kad tiesiog aš turiu šeimą pasirūpinti. Ir viskas. Ir visa kita, ten savęs ieškojimas, that goes to the waste, iš tikrųjų, not the time, whatever. Pasirūpinti šeimą. Nes aš kiek jaunų tėvų dabar pažįstu, ar ne, ypač jaunų mamų, tai daug iš jų yra man pasakę, žinai, atsirado vaikas ir man staiga viskas gyvenime aišku tapo. Kodėl aš turiu daryti tą, ką darau, ką aš turiu daryti, kad man vaikas dabar svarbiausia, sako, aš taip gerai jaučiuosi ir man taip gera, man taip paprasta. Ir viena tokia draugė, irgi Miglė vardas jos, labai faina mergina, labai faina, žinai. Ir dabar ir sakė, realiai man viskas dabar pasidarė iš esmės nebeįdomu. Aš tiek hobių turėjau, tiek džiaugsmo, džiaugsmo dabar dar daugiau, bet tiek visokiausių veiklų, bet dabar manęs tiek neįdomu. Sako, bet aš suprantu, kad kai, žinai, mergaitė užaugs, kai jinai taps savarankiškesnė, tada man ir grįš šitie dalykai. Ir aš šiame etape, man gera taip, kaip yra, aš jaučiuosi nuostabiai. Ir viskas, ir jos vyras, žinai, jis lygiai tą patį sakė, nes jis buvo toks ieškotojas, jis ten visokiausius bandymus ten darė, ten ekstremalius, visai net sakyčiau, ten, žinai, tas nardymas be visos tos įrangos, tas freedivingas, tada jisai ten visokių praktikų daręs, ten kažkada užsikasi po žemę keliom valandom, tokia praktika baimės yra. Jis tokių daug išbandė, žinai. Bet ten su parašiutais nešokinėjo, žinai, nes ten gal per daug rizikinga. Anyways, bet jis ir sakė, atsirado mergaitė, ir man viskas taiga stojo vietas, kad man ten, žinai, yra pareiga, yra privalau šeima pasirūpinti, no questions asked, ta prasme dirbu darbais, ten gerai apmokamas, viską, nu ir viso, ir man viskas labai aišku ir paprasta. Tai gal dar gali būti, kai tėvai jauni apsiženėjo, susikūrė, kaip sakant, šeimas, atsirado vaikai, kad jiem irgi kikino tas instinktas toks tėvystės, motinystės, kad, žinai, visa kita šiuo metu man yra net nebūtina. Jo, čia labai good point, jo, nes tikrai gerokai anksčiau vykdavo šitie visi dalykai. Tai jo, irgi labai make sense, kad visai prioritetas kitas ir tavo atsakomybės visai yra kitokios, tai kad tu turi veikti, literaliai yra labai kitaip, jo, labai suprantu. Nu jo, dabar mes atkelėjom šitą truputėlį dalyką. Taip. Ir va šitą, kitą mintį įvesiu visą tai. Ir va čia nesnai buvo podcastas, kalbėjo tokia mokslininkė, moteris, rašytoja garsiai, jinai va ir sakė, sako, ten buvo kalba apie diskusiją, apie hero myth, ne? Yra male hero myth, kuris maždaug taip skamba. Buvo kažkoks veikėjas ar berniukas ar ką, buvo kažkokių gyvenimo iššūkių didžiulių, bet jis tos gyvenimo didžiulius iššūkius įveikė, atnešė vertę savo ten bendruomeniai, savo šeimai, savo ten, žinai, žmonėms ir jis tada, kai jis buvo vertingas ir kietas ir visi kitai, susirado, žinai, moterį ir sukūrė šeimą užduot. Saugotas. Klasika, žinai, visi hero myth, ta prasme, Mariolis viskas apie tai. Ir jinai sakė, aš galvojau, yra male hero myth, bet turi būti ir female hero myth. Ir aš ieškojau ir viską. Ir sako, aš ką aš radau, sako, bet jis nėra toks akivaizdus, jis biškai kitoks. Jis sako, žinai, kaip jis susideda. Sako, nu kaip susideda. Jis susideda iš tokių 3 dalių. Maiden, mother and matriarch. Ir sako, ką tai reiškia? Sako, tai reiškia pirmas etapas. Moteris, kaip sakant, ieško savęs, savo, kaip sakant, pašaukimo, savo hobių. Jinai, ta prasme, šiais laikais ten karjerą nerealią padaro, ten gerai uždirba visą kitą, ką bet kuri moteris gali šiaip padaryti. Tada tai yra maiden stadija, kai tu kuri savo karjerą, tada kita stadija mother, kai tu rūpinėsi vaikai, žinai, savo norų, visą kitą, ten užaugini ir taip toliau. Ir kai tie vaikai paauga, dažniau paauglystė, viso. Tada, kaip sakant, jau prasideda kita fazė, ta matriarch. Kai tu, kaip sakant, savo išmintimi dalinti, savo, kaip sakant, patirtį, kai tu imi ir kitas moteris mokyti, ir kitus žmonės. Ir aš neturiu vieną pažįstamą tokią, ne tai, kad pažįstamą, bendradarbį, jinai mano buvo, dirbo kompanijoje, labai kieta projektų vadovė, ten gerai varė visą kitą, karjerą fainą visą kitą padarė. Užaugino vaikus, žinai, paaugliai. Kiek dabar pamenu, ar ne, nu ir ką, ir jinai sako, ir va, tada jinai išėjo iš savo darbo,
tuo gerai apmokama, viską ir pradėjo kitą karjerą, pradėjo, kaip sakant, mokymus ves, pradėjo moteriams ir vyrams apie santykius kalbėti, santykių kaučerė pasidarė ir dabar toj matriarch fazėj, ir dabar ten iki kem, man atrodo. Tai vat, kad sakė, kad tas female hero myth jis va toks, žinai, yra. Kad tipo tu ateini ir kad jis toks etapais, žinai, toks gyvenimo etapai. Ir kad visas šitas man labai susijęs su tuo, kad ir mintį pamečiau. Kažką prieš tai, ką prieš tai kažkas. Jo, man gal šitoje vietoje tik tais, aš nežinau, kiek aš pilnai sutikčiau, žinai, su šitų dalykų, nes man kažkaip visą laiką atrodo, bent jau anksčiau, ir, kad yra labai daug tų male myths, žinai, kad tu turi visą laiką, atrodo, kažkokią tai labai įdomią kelionę, kažkokią tai labai įdomų nuotykį, kur tu atrandi save, patiri visokiausių, tai ten, žinai, iššūkių ir lipi ir visa kita. O vat, atrodo, moteris toks labai paprastas tas gyvenimas. Tipo, jo, tu ten užaugini, kas jokiais būdais nėra paprasta, bet tiesiog... Stebuklas sukuria iš tikrųjų. Literaliai, bet tai tiesiog nėra visą laiką perverčiama, žinai, į tai tą tokį, labai buitekas toksai, žinai, atrodo, jo, čia make sense, kad čia jinai tai daro, toksai visiškai kasdienybė, žinai. Man visą laiką gal truputėlį gaila tą tokį girdėti, tokį, nežinau, man kažkaip visą laiką norėjosi irgi savos tos tokio žinojimo, tų visų tų iššūkių ir visą kitą, ne tik per tai, kaip aš šeimoje atrodau, jo, ne tik tai, kaip, ta prasme, kad irgi visuomenė, savo bendruomenė irgi kažką, galėt slibina ir tada ten, nebūtinai net ir prie to vyro ten paskui, tiesiog, būt savo bendruomenės kažkokiu tai, žinai, nežinau, kad ir ta pačia, matriarch, žinai, bet, visai kita prasme, kad jinai irgi perėjo ten tos kalnus ir įveikė tos drakonus ir visą kitą, kad tai nebūtinai privalu, žinai. Tiesiog, bendrai gal kalbant, man atrodo, kad ir šitas naratyvas truputėlį keičiasi paskutiniu metu, kad tiek vyrų, tiek moterų biškai gal susivienodino ir tas hero, tas konceptas, žinai, kas mums bendrai kaip visuomenį tiesiog atrodo kaip didelis dalykas padaryti. Ir jo, kažkaip taip, nežinau, man visą laiką kažkaip tokius neigiamus, žinai, ištraukia, nes, bet kokia, aš pati dar nesu buvusi mama, aš nežinau už tos patirties ir aš net nebejoju, nes aš norėčiau ją tapti, tai aš net nebejoju, kad man patiks turėti, žinai, tos vaikus ir visą kitą ir juos auginti ir aš savaip matau visiškai, kaip aš prisidėsiu prie visuomenės to, kad aš užauginsiu atsakingus, žinai, piliečius, kurie bus protingi žmonės, Jo, žinai, tokia, kad partneriai, žinai, papult. Tai jo, bet jo, šiuo metu tai toksai, žinai, irgi, aš irgi noriu būti dalis tų Avengerių, kurie, žinai, ten ir mušasi ir kovoja ir visus dalykus daro, ne tik tai sėdi namie, žinai, laukia, kol kažkas pagrįš, žinai, iš tų kelionių ir panašiai. O kada iš vis toks vaizdas susidarė šiaip? Nes tam podcast'e jinai ta moteris, jinai yra mokslininkė, jinai apie feminizmo pačios pradžios kalbėjo, žinai, visai kitai, jinai sakė, iš esmės visuomeniai niekada nebuvo tokios etapo, kad moteris neitų į tą pasaulį, nedirbtų, neveiktų. Niekada nebuvo, kad jos tik mamos. Niekada taip nebuvo. Jos visą laiką dirbo ir sako, aš ėmiau gilintis, kada atsirado tas mitas. Tai sako, jis realiai atsirado ar industrinės revoliucijos metu, ar kada. Taip sakant, visiškai neseniai. Aš tiksliai galio žodžio nepamenu, bet tai sakė, kad istoriškai niekada taip nebuvo. Moteris visą laiką buvo lygiai, jos yra lygiai vertis ir niekada nebuvo, kad kažkada buvo kitaip, bet kažkur atsirado kvailas mitas, kad maždaug moteris namie sėdi, vyras nedirbtų. Niekad taip. Sovietų sąjungai, pavyzdžiui, pas mus tai ir nebuvo šito dalyko, bendrai buvo kaip tik moteris tos, kur, su visais plakatais. Tai ką aš ir sakau, nes aš to niekad ir nemačiau, kad gal čia tas American Dream buvo, kad moteris iš tikrųjų galėjo sėdėti namie ir nieko neveikti, jeigu jinai nori, o vyras tuo tarpu ten vienas atlyginimas puikiai ir šeima, ir namas, ir mašina, viskam užtenka vieno atlyginimo, kas yra insane, kaip galvoju dabar. Dabar tai tikrai jo. Insane. Bet man labiau gal, žinai, tai kaip aš tiesą sakant istorinę viso konteksto dabar irgi nelabai galiu apibrėžti, bet man grinai iš to, ką aš kuo buvau feedinama vaikystėje, tarkim, filmai, žinai, filmukai, kažkokie knygos tos pačios. Tarsi, kur pagrindiniai veikėjai yra, vaikinai, vyrai, kurie kažkur eina ir palieka, atsisveikina, ten tu traukiniai, žinai, mojuoja ir sugrįšiu, žinai, pas save dar kažką. Mano pačios pati, turbūt mėgstamiausia knyga Frankensteinas, Mary Shelley, kur irgi bičiukas išvažiuoja į ten Austriją, jeigu neklystų, mokytis, o ją palieka namuose, sako, aš grįšiu, aš tave vesiu, žinai. Ir toks... Jo, tarytum jinai sėdi ir laukia, žinai. Jo, ir ta prasme, tu supranti, kad taip, jinai turi savo iššūkį, tiesiog apie jos nepasakoja. Faktas, kad moteris dalyvauja tam gyvenime ir jos numaks dalyvauja gyvenime, tiesiog nėra gal tiek viešinama, žinai, tai ir kai tu esi mažas, vaikas, tavęs nepasiekia visi šitie dalykai ir tu gal tiesiog kartais, tu kaip ir suvoki, tu matai savo mamą, tu matai savo močiutę, žinai, viskai, priklausomai to, kokio šeimoje tu augai, bet tas tiesiog, grinai kalbant apie herojų, žinai,
tu nematai jų tokių, tu esi įpratęs tiesiog, žinai, iš to tokio medijos konteksto, kad vyrai mušasi ir turi kietų galių, žinai, o moteris irgi gali, bet, nu, tiesiog jas nebūna tas pagrindinis toksai momentas. Ir gal aš prieš tavo tokio medijos paveikslą kažkurio metu nusprendžiau truputėlį pakovoti ir kažkaip vidui savo, kad ne, aš tai noriu būti savo pagrindinio filmo, žinai, veikėjai. Mes kiekvienas ir esam savo pagrindiniai veikėjai filmų ir gyventojai. Tai va, bet va, truputėlį su moterim kartais būna toksai, kad, nu, aš nežinau, matau iš tam tikrų šiaip pažįstamų, tarkim, žinai, kur tai mano vyras tą, arba ten mano vaikinas tą ir tu kažkaip pati nerezonuoja tiesiog, ne? Jo, turiu omeny, iš jų pusės toksai nėra, kad jų va, tos antros pusės kažką, nu, partneriai kažką va, vis veikia ir jos visi juos reflektuoja, kad va, iš čia eina, jis čia daro, jis čia važiuos, jisai darys, sugalvoja. Ir man kažkaip, nu, gerai, o ką tu darai, ką tu žinai. Ir va, ne visos turi tą atsakymą. Ir, nu, čia vėlgi iš mano socialinio rato. Bet gal tik dėl to, kad jos neieškojo jo. Ne, tai vienareikšmiškai, aš nemanau, kad čia yra tai, kad jos negali jo turėti. Tai va, aš manau, kad jos tiesiog gal netkreipė dėmesio, neieškojo, nes gal galėjo mykalį į galvą, kad tipo uždėjo lubas tam tikras, kad žiūrėk, čia va, vyras viską daro, jis čia viską padarys. Nu, ne, ir tu lygiai taip pat gali viską kurti, ir jeigu tu prisidėsi prie to bendro kūrimo, bus 100 kartų geriau. Taip. Žymiai geriau bus. Ir aš atsimenu, per festą irgi su dabar gana teko kalbėti, kuri va, pasakoja, žinai, dalykus, kad aš šiaip dažniau girdžiu, kad apskritai būna pana, kuri daro, veikia, bent jau mano aplinkoje, aš čia suplanavau, aš čia padariau, aš čia pirkau bilietus, visą kitą. Ir tada sako, blemba, kaip mane biškiu kartais nuūškės, kodėl jis nieko daro, kodėl jis nesistengia, kodėl jis. Tai man sako, nu bet tai tau taip gerai sekas, tai jeigu tau gerai sekas, tai ir daryk, aš tokia, nu blemba. Aš susidūrus su šitą momentėlį, žiauriai. Nu tai va, Miglė, nukepus ant šitą, žinau, tikrai. Aš ir sakau, kad tiesiog gal nėra komunikuojama apie tai, kad moteris irgi stiprios ir lygiavertės ir viską gali. Nu, aš šito net. Man čia va šitas keistas. Tai va, tai man va tos komunikacijos ir pritrūksta. Ir kad kažkoks tiesa nėra pilnai išsakyta, vienpusiška labai. Ir dėl to va atsiranda keistas suvokimas, kad tai čia vyras čia daro, čia vaikinas kažką daro. Tu lygiai taip pat gali belia ką daryti, ką tu nori. Ir man net ir atrodo, kad tose, bent jau aš tokį vaizdą iš pažįstamų, kiek turiu, tai jeigu ten jau tikrai atsiranda ta situacija, kai vyras gali išlaikyti, faina, viskas, kai jinai nedirba, jis visos kažką irgi veikia. Ar savo mokymus pradeda kažkokius verslus sukti, ar ta prasme kažkokius ten hobius daro ir daro aktyviai ir veikia ir jas vertina ir draugės ir visuomenė ir sakyti, nu, kad jos vis tiek pilnavertės, pilnai yra įsitraukę. Jo, bet matai, į ką norėjau atkreipti, nežinau, šitą vietą. Nu, pavyzdžiui, aš esu dirbusi vaikų stovykloje, gamtos mokslų, tenais buvo tiesiog, mes turėjom vaikus nuo, jeigu neklystu, 3 ar 4 klasės ir ten buvo gal iki 9 ar 10. Nu, labai toksai didelis, žinai. Jo. Ir kadangi, nu, vis tiek tie gamtos mokslai ten truputėlį, nu, tikslesni, žinai, tai aš pagrindė tai chemiją ir biologiją ten turėjau, žinai, pasiemusi. Nu, mes ten tokius eksperimentus, žinai, rodom, kviesdavom tos vaikus, kad ateitų patys, žinai, kažką pasižiūrėtų, mikroskopus duodavom, jie ten tyrinėdavo ežeriuko vandenį, žiūrėdavo, kokių ten pirmonių, žinai, tenais gyvena. Pirmonys. Buvau pamiršęs su žodžiu. Jo, visi labai labai įdomių dalykų fotografuodavo ten, žinai, patys, nu, mažiukams gal, žinai, daugiau negu vyresniems, bet, nu, bet kokiu atveju, žinai. Ir pavyzdžiui, būdavo, kur tu sakai, man reikia kokių 5 savanorių. Nu, klasikinė situacija. Man reikia 5 savanorių ir ten, nežinau, įvardykim 12 mergaičių, ten 12 berniukų yra toj pačioj klasėje. Ir visi tie bernai kelia tas rankas, tai pamanimkit, nors jau buvę, jau ir kvietė, ir aš žinau, kad kokį trečią, žinai, eksperimentą, žinai, ir jie tie patys tas rankas kelia. Nu, tiem sakai, tu jau buvai, bet niekas kitas nekelia. Ir visi tie bernai, nu, aišku, nesakau, kad vien tik tai, bet, nu, sakykim, ten 1 prie 3, žinai. Ir kokia viena mergina paeina, tai tu ją iš karto pirmą, žinai, pasiemi, nu, ir tada žiūrėk, tu jau buvai, o mergaitės tiesiog sėdi. Nu, aš nesakau, kad čia yra bendrinis toksai, bet, nu, iš to, ką aš mačiau, nu, va, toj vietoj, ten labai taip pat pasitaikė ir aš labai tada taip ir sakai, o tu, pavyzdžiui, nenori ateiti, žinai, aš bijau. O ko tu bijai? Aš nemokėsiu. Bet tu net nežinai, ką reikės daryti. Iš kur tu žinai, kad tu nemokėsi? Ir tu įmi tada tą vaiką už rankos. Tu savanorė dabar. Žinai, taigi viskas gerai, aš pasiimu šitą savanorę. Jo, aš tau padėsiu, jinai savo norą ateina su manim dabar čia, nežinai. Ir tu tada tos berniukus palaukėt, žinai, nu jūs literaliai jau buvot. Ir, nu, kažkaip vat, per tą, nu, man tada kažkaip atrodė, kad toj stovyklai tiek ne mes biologijos chemijos, žinai, mokėmės, kiek to tiesiog išdrįsk, viskas gerai, nu, kad ir nemokėsi, kad ir tu susimausi, nepamatysi, žinai. Sakau, ne visas tikrai būdavo, kurios ir tuos rankas, žinai, keli ir tam tikrai būdavo viskas ok. Bet, nu, aš nepamenu, kad gal vienas koks per visą stovyklą buvo berniukas, kur man drovu, žinai, nu, okei, tau drovu, viskas okei, tau nėra, bet kai tu pusę turi ir niekas neina, tai jau toks klausimas kažkoks atsiranda, ko tu bijai, ko tau drovu, kas tau.
Ir aš ir profesiniai patirtį dabar susiduriu su savo amžiaus, žinai, merginom, kur kas pasiims šitą projektą. Miglė. Ir taip, tai aš galiu pakelti tą ranką, bet čia yra daugiau žmonių. Ir toksai kažkoks visada kyla man klausimas, iš kur. Ir tada sakau, su kai kuriuom pasikalbė. Ir aš nežinau, čia gal man nepavyks, aš čia bijau. Ir net pati kalba tokia būna, kur tipo, tu nori pasakyti kažkokį faktą, bet prieš tai 3 kartus atsiprašoma yra. Čia tik mano nuomonė, aš čia pasakysiu labai trumpai, čia galit neklausyti, jeigu nenorit. Aš tą matęs. 15 sekundžių iki actual fakto būna šita visa preliudija, kai tipo, čia mano nuomonė šiaip nėra labai svarbi, tą aš pasakysiu, čia neklausykit, žinai, bet aš tik tai trumpam. Ir mane net, man užverda kiekvieną kartą, kur maždaug visų pirma, tu jau galėjai būti pabaigus tą faktą ir mes čia klausėmės dabar nonsenso visiškai. Visų antra, dabar jau aš manau, kad tavo faktas bus nesąmonė, nes tu pati pasakai, kad jis bus nesąmonė. Tu nuteiki žmonės. Ir automatiškai, tu savo tokį dedi tuos tokius akmenis, žinai, virpančius ant to kelio. Tai nieks paskui ant to kelio turbūt ir nenori su tavimi, nes jo, jis nėra labai, žinai, toksai stabilus, bet kodėl tu juos taip dedi, kodėl tu savo taip kišitas kos, kodėl tu netiki savimi ir panašiai, man ir ateina tas toksai klausimas, ar čia iš tos medijos, kad nėra tų pavyzdžių, ar iš to kaip augina, ar iš aš manau, kad pavyzdžių gal trūkumas pagrindinė. Aš neįsivaizduoju. Nes, pavyzdžiui, pas mane podcast'e kiek planus visos veiklios, drąsios, tvirtos, veikiančios, kaip tu, ta prasme, pilna, ta prasme, iš vieno realiai tokios. Tai vat, kad gal tiesiog kažkokie neteisingi pavyzdžiai sudėti, kaip kad kalbėjom, kaip mūsų tėvai, žinai, buvo, kad jiems net nebuvo minties, kad tu tos darbus gali keisti, kad yra tokia galimybė. Tai gal kai kurio, nes aš kažkaip esu pastebėjęs, bent jau mąstantis, kad yra tam tikrai, kartais atsitinka, kad žmonės patikė dalykais ir jiems labai sunku tos įsitikinimus paskui yra pajudinti. Aš nežinau, gal čia kažkokio tipo žmonės, gal tam tikro tipo asmenybės, I don't know, bet tiesiog man taip pat matosi toks momentas, kad kartais labai sunku tos mąstymus pakeisti ir žmonės bijo ir jeigu tikrai tai mergaitė sakė, ten močiutė dar kažkas turi būti tokia, anokia, nes kad tai vyro nerasi, tai jinai pasidaro tokia anokia ir paskui, žinai, per gyvenimą išmoksta skaudžiai, kad tokia anokia nereikia būti, kad tu gali būti visiškai kitos žmogus ir tada ateina ta pamoka gyvenimo, tik ateina į skaudžiai, bet jinai vis tiek ateina. Tai aš tai visiškai pasakyčiau, man atrodo per pavyzdžius, bet kiek aš su jaunesniais žmonėm kalbu, tai ten jau nemačiau aš to, žinau, kiek su žygeiviais tenka, žinai, vaikščioti, atrodo visą kitą, kiek aš drąsių moterų ten mačiau ir mėginu, pilna, eina šiek tą prasme, ir tą darom ir aną ir ketvirtą, ir kažką traukinį važiavam, ten tokios jaunesnės merginos buvo, sakė, aš čia pilotė būsiu, sakau, rimtai, sako, jo, aš čia vadariau ten, toks, blemba kaip kietai, ko tu nori būti, sako, aš lės tą darysiu, ir taip smagu buvo klausyti, kad jos tokios, bet jos 3 draugės, žinai, tai pas jas tas suvokimas, žinai, jos dalinasi viena su kita visais tais dalykais, kad galim, kad veiksim, padarysim už tos. Labai gerai. Tuo labiau, kad tu sakai, žinai, vis tiek yra tam tikras gal kontingentas žmonių, žinai, kurie prisijungia. Ir toks kind of bias, žinai, gaunasi tas toks. Nes tu į žygį šiaip neisi, jeigu 30 kilo eit, come on. Jo, arba šitas, arba tiesiog nauji žmonės, žinai, dažniausiai dar kažkas tos patys, tiesiog, gal nebūtinai ir prisijungtų, žinai, bet, tiesiog, kai tokie labai random imti gauni, tiesiog vaikai suvedė vaikus, tėvai suvedė vaikus. Aš supratau, Miglė. Žinai, toksai. Tai va. Jo, tai man tada irgi kažkas, nes aš irgi galvojau, mes jau būsim pasveikę. Jau žinai. Gal tas veikimas ilgiau vyksta, negu mes norim, žinai. Negu norim tikėti, gal mes pasveikstam, žinai, bet norim, kad kitiem tą perduot, bet gal tų žmonių ta kelionė yra, žinai, biški kitokia dabar. Jo, bet visi norim pasaulį padaryti geresnį, bet gal... Gerai, daug kas nori pasaulį padaryti geresnį, bet ką supratau, kad forsuoti negalim. Negalim žmonėm padėti greičiau tos kelionės nueiti. Nes kad ir kaip aš pats norėjau, žinai, su tais tikslais, darom, padarysim planą, išsikelsim, padarysim. Ir patikėk tu manim, pusė žmonių idealiai suveikia, žinok. Taip idealiai ir jie daro, aš toks, this is amazing ir kaip greitai progresuoja, o kitai pusė gaunasi blokas tiesiog ir jie nedaro nieko. Ir aš toks, okei, čia kažkas yra, ko aš nesuprantu ir ko aš nežinau, akivaizdžiai ir aš turiu tai išsiaiškinti. Nes ir tas aktyvus laukimas, kurie man papasakojo Fairfest, aš manau, kad čia gali būti labai labai stipri vatodė. Arba kartais gal, žinai, išreiškiami tikslai ar norai iš tikrųjų nėra tie, kurių tu nori. Kartais tu sakai, kad tu nori dalykų, nori siekti, nežinau, pastatyti namą, whatever. Ir tu kaip ir galėtum pradėti judėti, žinai, link to tikslo, bet tada tu kažkaip kažko dėlsi, nes tiesiog tai galbūt nėra. Valios labai daug reikia, motivacijos, kaip sakėm, jauti, kad čia ne tavo, bet mane pušina, ar visuomenė dar kažkas, tą paskolą reikia pasimti, o tu net nenori. Gal tu nori keliauti, pavyzdžiui, visiškai. Tai gali būti, žinai, ir tas, nes... Nes aš turiu pažįstamų, kurie, žinai, keliauja, buto neturi, ten namo tos paskolos neturi, bet visos tos šaibos, ką tu mokėtum už namą ir panašiai, tiesiog yra kelionėms skiriamos. Ir ten realiai keliauja, tiesa, ten viena net pora tokia yra, ten susituokia daug metų, bet
VŽK irgi buvo prezentacijų, rodė apie Antarktidą, kaip jie ten keliavo, toks, wow, kaip kietai, bet kai pasakė sumas toks, wow, kaip kietai. Ir aš to paklausiu, o kaip jūs galit sau leisti? Sako, taip ir galim, mes realiai neturim namų, žinai, bet mes visi babkės kišame kelionės. Ir visą ten pasaulį iškeliauja, išnaršė, jiems labai malonu, jiems labai faina. Tai žmonės, kaip sakant, savo kelią pasirinko tokį. Ir neprisirišo prie kažkokio, tai žinai, sutarties su banku, kad 30 metų tą ir tą darysiu. Ir kad tai tikrai įmanoma. Tada mes grįžome pertraukos, Miglė atsirefreshino, viskas labai faina, viskas labai gerai. Ir realiai aš norėjau su tam pasikalbėti apie dainų šventę, bet kaip visą laiką, kas yra faina, kai neturi kažkokio tai rėmo, pokalbis natūraliai eina tam tikrą kryptim, kuriuo abiem pašnekom yra pati įdomiausia. Kas turbūt magiška, man atrodo, nes šiek tiek aš klausau, žinai, visų tavo visų videokų, man tai buvo labai, tiesiog jo žmonės kalbasi. Ir tiesiog eina, žinai, į vieną ir kitą, bet kaip kietai, kiek daug gali iš tikrųjų paliesti ir ištraukti kitą vertus, gal ir duot pats, supras, kad aš gal noriu šitą pasakyti, šitą pasidalinti, žinai, tiesiog labai natūraliai. Ir tada man kas svarbiausia, kad pašnekovas gerai jaustųsi, nes jei prastai jaučia žmogus, tada jam nemalonu ir tada ir kitiem nemalonu klausytis, yra įtampa ir visą kitą. Ir aš šitą eliminuoju, būtent per tą niekada nėra struktūros, apie ką mes šnekėsim, yra kryptis, kas man įdomu ir tada tu žiūri, pataikysim, nepataikysim, whatever, bet mes taikymės viens prie kito, kad būtų faina ir kad būtų įdomu. Tai realiai dainų šventė. Šiemet jau nežinau, gal 3 ar 4 kartą buvau, nes prieš tai aš apie nebuvau girdėjęs, bet kai tu man papasakai, kad ir tu ten dalyvauji ir kad tu ten tą visą magiją esi pajutus, aš be proto norėjau su tim pasikalbėti, paprašyti, kad pasidalintum visais tais dalykais. Ir šiais metais buvo legendinė, kaip sakant, 100 metų dainų šventė ir kiek... Aš buvau keliuose renginiuose, buvau, žinai, kaip sakant, ansamblių vakare ir buvau tada vis daugumoje, aš į darbą varydavau pro tas repeticiją, žinai, tos jau Vingio parke, kur man tai buvo gera klausyti ir šalia jūsų būt. Ir ta generalinė repeticija, kai buvo, aš ten su grupiokais buvo atvaręs, tiesiog sėdė ir tave iškart prikausto. Mes kažką šnekam, jūs pradeda dainuoti ir mes išsijungiam tiesiog. Ir vis tokio apsidarom, kas čia vyksta, kas čia širdis pilna emocijos, jūs dainuojate toks milžiniška masė žmonių. Ar gali papasakot, kaip jaučiasi iš kitos pusės, kai tu esi dalyvis? Šiaip matai, aš tai manau, kad tas magijos jausmas jis yra truputėlį kitoks, nes klausant iš klausytojo, žinai, tai tu girdi visus balsus tiesiog susijungančius į tą, tave pasiekia visai kitoks garsas. Iš esmės renginys yra kitas. Tiesiog, nes tu kai sėdi tarp savo balsų, žinai, tenais toje vietai, tai tu girdi, kas aplinkui tave dainuoja, bet tu negirdi tos bendros harmonijos. Kas toks, you win some, you lose some, žinai, situacija, kur tu dalyvauji, taip, tu jautiesi tenais dalimi viso to renginio ir tu esi įsitraukęs ir visai kitokie jausmai kyla, bet tu tada jau negauni tos muzikinės gal tokios patirties, sakyčiau, bent jau iš to, kaip aš patyriau visą šitą, bet šiaip tai bet kokiu atveju, sakyčiau, pats magiškiausias dalykas ir toksai, net nežinau kaip įvardinti, mane truputėlį kartais gąsdinantis net buvo, kur aš tiesiog į save pasižiūrėjau į vidų ir tokia galvoju, wow, čia labai stiprus jausmai yra dėl dainos ir taip, nes, žinai, kaip būna, nežinau, kai pasižiūriu kokius nors videkus, ten, nežinau, iš kokios ar Rusijos, ar Kinijos, ar dar kažko, kur, tiesiog žmonės užsihaipinė, atrodo ant to tikslo ir kažkaip atrodo nublema, tu kažkaip nepakristum ant tos kortos. Atrodo vis tiek, mastai už save, taip, valstybė yra dalykas, bet, kažkokie tokie, gal nežinau, mes lietuviai gal nesam tokie labai patriotiški priklausomai, aš pati laikau save patriotį, tikrai darau nemažai dalykų, kad įgalinčiau tos savo jausmus, ir dainų šventė vienas iš jų, žinai, buvo. Bet tiesiog, kažkaip atrodo, nėra to tokio gilaus įsišaknyjusio, kad, kažkaip tu, o dainų šventį, net repeticijose, tu dainuoji, ten ėjo tėvelis, ėjo ten motulė, ten dar kažkas, tu atrodo, kūnas tavo įsitempęs yra, tu stovi, tu dabar ateitų kažkas, užimti tą tavo, žinai, teritoriją, tu viską darytum, kad tu tik tais atkovotum tą savo žemę, savo žmonę, tai yra crazy. Ir aš grinai, susikabinę, žinai, stovim ten kažką, tikrai liaudės, ten, paprastos kažkokios, tai senos tos dainos ir, tu kosmosas, ant kiek tu esi involved ir tame visiškai tiesiog nuskendė, žinai. Tai mane šitas asmeniškai nustebino, kad gali, jos tam ir skirtos dalinai, tą, žinai, tą visą tokį bendrystę, tą ryšį tarp žmonių kurti, labai make sense, kad jos taip veikia, tiesiog kol to nepatiri, tai truputėlį kaip magija atrodo, nesakau, aš atrodo išeini, žinai, iš to, toks visas, tipo, duokit man, kažkokia tokia magija veikia, ta bendrystė, tarp kitko, VAU
darė tyrimą šiais metais, va, to 100 metų dainų šventės, kur klausinėjo choristų, šiaip žmonių, nu, va, kažkaip bandė atrasti, kodėl yra gerai dainuoti, žinai, kartu. Tai kiek aš žinau, tas tyrimas dar nėra pabaigtas, nes pati irgi atsakinėjau klausimus, bet dar negavau jokio, nu, rezultatų, šiaip bandžiau ieškoti, truputį šiandien nieko neradau, tai spėjau, kad dar tiesiog nėra. Bet, nu, labai make sense, kad tu stovi, tos visos harmonijos irgi yra daryta tyrimų, kad, pavyzdžiui, kai tu dainuoji harmonijoje, ne, nu, ten, nežinau, ten kokį cedūrą paimkim, ten do, mi, sol, do, žinai, dainuoji tą visą kas derančios natos, kad, vėlgi čia supposedly, rezonuoja su to, kaip tavo ląstelės, žinai, kad jos geriau auga, pavyzdžiui, nu, tiesiog toje harmonijoje, nu, bendrai dalykai vyksta lengviau kažkaip, nežinau, atrezonuoja, atgal sutampa, žinai, energijos ar dar kažkas, nu, kiekvienas ras turbūt savo žodžiu šitai. Tu esi rezonansė su didžiuliu kiekiu žmonių, kurie tam pačiam, pavadinkim, vibe, tai pačiam energijos. Jo, vibas yra tas žodis visiškai. Jis mistinis, bet jis apie tai visiškai. Jo, tai va, tai, nu, tiesiog gerai jaučiasi būti dalimi, žinai, kažko to pačiu, kad tu dainuoji tą savo balsą ir dar tūkstančiai žmonių dainuoja tą tavo balsą, dar yra kažkas, kas atliepia tai, kad tu dainuoji, kartu dainuoji, kur yra vyrai, žinai, galia yra moteris, o čia yra vaikai, yra senoliai ir jūs visi tiesiog tame viename, nu, toj visiškoj magijoje esat, kur, nu, kažkaip aš nežinau, aš per repeticiją vieną, nu, nes aš buvau iš viso 3, kai Vilniaus buvo, Kauno ten irgi atskirai ir kažkaip per pirmas 2 buvo toks, nu jo, aš jaučiu tą, bet aš turbūt neverksiu šiemet. Nu, aš šiaip tokia gana jautri ir tikrai mane labai paima, žinai, visą laiką, bet aš kažkaip vat galvau, nu nėra kažkaip to tokio, vat, kad tikrai jautru, labai faina, bet, nu. Ir ant galo, jau to normalaus, nu, generalinio viso renginio, jau kai jisai, žinai, vyko pačiam gale, mes dainavom tą, kur giria žaliuoja. Legendinė. Nu, prasme, kosmosas yra, tu net, nu, blem, aš nežinau, kiek žmonių šiaip natūraliai žino tos dainos žodžius, bet šiaip visi atsistoja, kai pradedi dainuoti, žinoma, kažkoks antras himnas yra, 3. Ir tiesiog susikibus už rankų matant dirigentą stovinti, nu, maks pagarbos vertų žmonės, kurie prisidėjo prie Lietuvos kultūros, nu, iki, nežinau, iki tiesiog. Ir tu tiesiog tokį jauti pagarbą, tokį jauti įsitraukimą į, nu nežinau, tiesiog ta milžiniška bendrystė ir turbūt kažkoks toks ryšys, net dalinai ta padėka visiems, kurie išlaikė tą tavo žemę čia, kad tu čia dabar gali gyventi, kad tu gali daryti dalykus. Nu, labai didelis, aišku, visą laiką atgrįžimas yra tai, kas Ukrainoje vyksta. Ir suvokimas, kad ne visur yra, va, taip, kad tu čia dabar stovi ir tu čia, nu, ne visi turi šitą galimybę, jau tas vieni vertinimas. Mes laimingi labai dėl to. Absoliučiai. Ir tas laikymas rankos su tais visais, žinai, rūbais, su tais vainikai, žinai, su visko, kur tu tiesiog susikibęs esi ir, nu, jau tada tai ašaros jau ten upelis, kur atrodo net nežinai, kas tau darosi, viskas gerai, bet nu tave tiek... Tai čia laimės ašaros. Ne, tai vienareikšmiškai. Bet nu tokios padėkos, sakau, gilios pagarbos, tokio gilaus kažkokio vidinio, nu nežinau, susijungimo. Ir dar šventės organizatoriai gale, nu jau po to, mes šiaip nei per vieną repeticiją nedainavom ir jie sakė, kad bus gale, taip pat siuntė mums žodžius, žinai, mes žinom, kad bus, bet nedainavom. Buvo ta daina Šią naktelę per naktelę. Tai aš manau, kad kiekvienas turi kažkokią asmeniškai istoriją su šitą dainą. Man asmeniškai mama ją dainuodavo kaip lopšinę ir aš kažkaip ją visur, nežinau, man tik tais reikia, aš ir vaikinam savo sudainavus irgi kaip lopšinė ir dar kažką, nu man toks atrodo labai, nu toks brangakmenis, kur tu duodi jau labai, nu jau svarbiems žmonėm, tu jau ją kažkaip, va, taip kažkaip padovanoji tokį labai gilų iš vaikystės tokį. Nu, brangakmenį, aš taip įvardinčiau. Ir kai tu ten, nu, va, nu, nežinau, aš sakau, pusė Lietuvos, nes belia kiek žmonių buvo. Ir tu va tą dainuoji, žinai, Jėzus Marija, nu, aš ten tiesiog upeliais jau paskui, nes ant tiek tave įžemina su viskuo. Nežinau, kažkaip sunku ir žodžius padėti, bet atrodo prisilieti prie kažko tikrai labai tikro. Kažko, kas, nu, šiaip nėra tikra, nu, valstybė, nu, toks truputį išgalvotas konceptas, nėra natūralus biologinis evoliucinis, nu, bet kažkaip labai apčiuopiama pasidaro. Gal tikra ta bendrystė, kurią jūs visi kartu jaučiat šiuo metu, šią akimirką, nes vienas momentas, va, ką aš supratau, klausydamas ten tos repeticijos, kai 10 000 dainininkų buvo? 12 man. 12 000 dainininkų. Ir aš žiūriu ir man staiga tie plap.
nei vienas iš čia esančių žmonių čia ne dėl pinigų atėjo. Jie visi daro nuoširdžiai iš širdies, iš meilės, su pagarba, su džiaugsmu, su vien tik gerais dalykais. 12 000 žmonių čia atėjo tau kažką suteikti, ne už pinigus. Seniau, kas čia vyksta po velnių? Ir kai tu supratą dovaną, kokį milžiniško dydžio, tau čia ne Beyoncės neklausyti. Nesvarbu, nėra pasaulio tokio atlikėjo, kuris gali mečint kažką tokio. Ir man nesvarbu, kas sako, oi, čia koncertas buvo ten nuostabus, čia šou la. Čia yra paviršius, kuris yra neįtikėtinai įspūdingas, bet tai, kad 12 000 žmonių atėjo tau suteikti kažką nemokamai iš širdies gelmių ir pilnai save atiduot, čia yra kažkas neįkainamo ir nesulyginamo su jokiais popso dievais, su nieko. Vienas dalykas tau duoja, kitas dalykas yra, kiek tu sau duoji. Tai va būtent. Būdamas tenais, suprasdamas, žinai, kitas dar labai magiškas, kad tu tiesiog ateini, iš visos Lietuvos žmonėsgi suvažiuoja, bet tas faktas, kad jūs tiesiog visi dabar mokat tas vienas dainas, tiesiog imat ir dainuojat. Niekasgi ten, aišku, būna tos repeticijos, bet jos, taip suveikia, tiesiog instantly. Ir yra tas vienas žmogus, kuris jums diriguoja, žinai, viską rodo ir jūs visi tiesiog klausot ir, ta abipusė pagarba, sakau, ta bendrystė, magija, absoliučiai magija. Aš ir sakau, kad tą patirt ir visi, kurie apsilanko Dainų šventėje, lieka nebeingi, nes tu negali būti abingas tą energiją, kur tu gauni iš tokio begalybę žmonių, visiškai nieko iš tavęs neprašančių. Tikrai, nes nieks neatėjo čia dirbti, nieks neatėjo čia kažko pasimti, jis atėjo duoti, dovanoti ir suteikti. Ir aš manau, kad tą mes ir jaučiam, ateini, net ir tą repeticiją, ir tu jas taiga prikausti ir toks. Net kalbėti sunku pasidaro kažkaip, žiūri ir toks. Kas čia vyksta, kodėl mane hipnotizuoja tiesiog? Ta masė tokia truputėlį net už... Matai, dar tu sakai, žinai, nieko negauti, bet to pačiu dar man taip atrodo, kad atėjo truputėlį net ir pasikankinti, nes mesgi miegam mokyklose. Ten tas maistas... Aš girdėjau, kad ten liūdna. Ta prasme, sakykim, žinai. Tai tu net važiuoji ten kažkaip, aišku, tu praleidi gerai laiką su to savo kolektyvu, bet vis tiek yra tam tikros diskomfortinės sąlygos. Ir tu tai darai su kažkokia mintimi. Ir ten yra žmonės, kurie važiuoja ne pirmą, ne antrą, ne trečią kartą. Ten, ta prasme, metai iš metų visą savo gyvenimą važinėjai tą Dainų šventės senolį, žinai, kur tai pačiai Dainų šventėje tenais rodė apie kai kuriuos, žinai, kolektyvus. Tai ant kiek tai užbūrė ir ant kiek tai įtraukė, žinai, žmonės, kad jie taip savo... kaip čia sakau, savo taip darytų, žinai, ir miegotų, būdami 7 metų, pasirašytų tose mokyklose ant tų žinių gulėti, nes tiesiog tai yra antiek, grįžtant atgal, žinai, kad tai tau duoda energijos, net jeigu atrodytų, kad tai nėra nei patogu, nei kažkaip kitaip, žinai, bet, Tai aš pasakau, aš po Dainų šventės, man staiga atėjo toks suvokimas, žinai, aš jau pamačiau geriausią pasaulio koncertą. Man visą kitą tai bus vis tiek downgrade'as po šitą, tikrai. Ir aš dėl to ir sakau, dalyvautume. Man atrodo, čia viena įspūdingiausių patirčių apskritai iš to žemėje, ką tu gali turėti. Nes, sakau, aš kiek žiūrėjau, nieks jokiam pasaulio nėra tada, nieks šitam pasaulio nėra daręs tokio milžiniško renginio, kur 12 000 choristų, tiesiog nėra tokių dalykų. Čia numeris 1 pasaulyje iš tikrųjų, pagal savo, kaip sakant, masę tą ir energiją. Ir sakau, ir visas Vingio parkas buvo pilnutėlis. Ir paskui visi, žinai, atsikėlė po to pašvaistės, kur nebuvo. Buvo pašvaistė? Tai kaip gaila, kad nebuvo. Kaip gaila, kad man apie Dainų šventę lygiai tas pats visi iš jo, net atsimenu, Katlidis sakė, tipo, jei kažkur gailiuosi gyvenime, tai kad Dainų šventę tik šiais metais atradau, sako, viskas, daugiau nieko. Nieko kito aš nesigailiu, tik va šito dalyko. Bet čiagi, man atrodo, gal ateina toks su metais, gal dabiškite, dalykas. Aišku, yra ir to jaunimo tenais, kur dainuoja tikrai nemažai, bet kažkaip... Gal kažkuriuo metu pas tave atsiranda vietos, nežinau, širdelį ar protę, įterpti tą savo tokį, nežinau, kažkokį gimtinės, tą tokį gabalėlį ar dar kažką, gal kas taip nebūna iki tol taip svarbu. Nežinau, gal ne visiems, bet... Matai, kaip man atėjo kokia mintis, kad aš manau, kad daug kas nesuprato Dainų šventės pačio profesionalumo, pačio to gylio ir to tokio, žinai, atlikimo kokybės, nes daug kas manė, kad, bent jau man kas manė, mano patirtis buvo, kad Dainų šventė tai didžiulis duokim garo, realiai. Ir su to duokim garo viskas sakei, bet man toks vaibas buvo. Ir aš kai klausydavau, man buvo toks, čia ne taip gerai, kaip aš norėčiau. Man tai buvo. O pirmą kartą, kai aš apsilankiau, žinai, Kalnų parke, tam ansamblių vakare, aš buvau, man stogą nurovė, aš negalėjau patikėti, kad liaudies muzika ir visas folkloras gali būti antiek profesionalus, kokybiškas, paveikiantis, ta prasme, trenksmingas, galingas, vežantis ir verdantis. Aš tiesiog pirmą kartą mačiau tą potencialą pilnai išpildyti ir man buvo toks, wow, viskas, dabar, ir aš matau, kas met variau, ir aš dabar visą laiką prisijungiu prie to, kiek tik galiu, žinai, išklausyti ir visą kitą. Tai aš tiesiog įsitikinęs, kad dauguma žmonių turi neteisingą suvokimą apie tai, kas yra Dainų šventė. Ir po šių metų, po to 100-osios, jau neliks tų
nesusipratėlių. Nu, aš tikrai tikiu ir manau, kad Katleris buvo pati geriausia metafora visą šitą. Net jau jis tą pasakė, aš manau, kad kiti irgi atsibos, sakys, o, Katleris taip sakė, blem, reiškia, ten gerai. Tai po 101 metų bus dar geriau, ta prasme. Na, aš labai tikiuosi, kad bus toks susipratimas. Man dabar apskritai atrodo, tas biškai gimimas yra tautinas. Mes labai yra ir tų jaunų grupių roko, pavyzdžiui, grupių dar kažko, kurie įtraukia, žinai, tas tokias kažkokias detalės, žinai, iš senesnių dainų žodžius, kažkokių, žinai, dar kažką atsikartojimus, leitmotyvus, naudoja muzikoje savo, žinai, dar kažką. Ir, drabužiuose galbūt, kas aksesuaruose, tas toks visiškai atgimimas yra, man atrodo. Atsiras. Aš manau, kad dainų šventė į tokį bombą čia gerą padėjo, tokį energiją įkrovė, kad Lietuvai tikrai reikėjo. Kad tas, taip, aš manau, kad tai labai stipriai suveikė ir aš tiesiog esu įsitikinęs, kad dabar ne vienas verslininkas, kuris ir galvoja, blemba, žinai, aš tos pinigus gal čia geriau skirsiu negu savo ten naują mašiną, kad dar kažką, nes dainų šventė, sakau, aš tikiu, kad tai nepalieka abiejų žmonių, nes ten tiesiog yra negali paneigti jos didybės ir majestic tiesiog. Absoliučiai. Jo, tikrai yra labai stabus renginys ir be proto buvau patenkinta. Tarpšme, aš tam ir ėjau į chorą realiai tais metais, kad aš galėčiau sudalyvauti dainų šventėj. Tai įdomus dalykas dar, tik tais papildomai turbūt, kad aš antrą kartą esu dabar dalyvaus dainų šventėj, kaip po dalyvė. Tai prieš tai orkestre grojau. Groji dar? Jo. Rimtai? Jo, kas irgi labai kita patirtis yra. Geras. Ir dabar variau kaip choristė ir mano yra dabar tikslas po 4 metų būti kaip šokėja. Dabar išsimėginti skirtingai, žinai, kaip tas. Nes, patirtis, aš to dar nedariau. Man labai įdomu, kaip čia buvo, žinai, nes kažkaip su menais nesipykstu, tai galvoju, davai, varom, žinai, tą. Kaip gerai. Tai labai įdomu bus, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek, kaip ir orkestre, žinai, buvo visai kitaip yra, chore dar yra visai kitaip. Chore daugiau emocinio to tokio krūvio, man atrodo, gal nes vis tiek žodžiai, tam tikros prasmės, žinai, panašiai. Orkestre kažkaip, aš ir jaunesnė, aišku, buvau, tai tas gal truputėlį. O ko groji? Fleitą. Nice. Ja, o šokiai aš įsivaizduoju, kad fizinė apkrova turėtų būti labai didelė. Ir šiaip visą laiką šokiai tokie pasitempę, žinai, eina tos lūpos, mergintos kasos. Oi, Dieve. Jas skaitant pakelia viską. Tai va, aš irgi noriu pabūti šitam ir pasižiūrėti, koks jausmas. Kaip fainai. O gali pasakoti apie tą Esterą, kaip Miglę sutikai? Jo, man buvo kosmosas iš tikrųjų. Dabar tai galvoju, man atrodo, kad buvo tada repeticijų diena ir Miglė savanoriavo su maltiečiais ar raudonų, kažko panašiu tokia organizacija. Taip. Karitų, man atrodo. Gal ką? Jo. Jinai karitė dabar. Raudona palapinė buvo, jo. Jie visi raudoni kažkaip. Jo, ir aš dabar pasimečiau truputėlį. Brandas tas pats. Jo, idėja tikrai ta pati. Brando idėja. Ir mes kažkaip tai praėjom, žinai, ten kelias choristas sako, aš mačiau, kad ten kažkokioj palapinėje, žinai, ten daro tatuiruotę, žinai, tipo henos. Ir aš galvoju, čia skamba kaip mūsų dalykas. Ir mes kažkaip, žinai, nuėjom ir ten, taip išsirinkom savo ten keli, žinai, dizainus, sėdėm ir, paišo, žinai, tą, merginą. Ir vis persimetam keliai, žinai, žodžiais, tai, kur tu čia dirbi, ką čia veiki, žinai, kitai merginai tada paišė. Ir aš taip vis klausau ir aš sakyčiau, kad mano atmintis šiaip garsinė yra. Aš praščiau vizualiai atsimenu, bet aš labai garsinę atmintį, žinai, turiu pakankamai gerą. Ir jinai vis taip šneka ir tas kalbėjimo, žinai, maniera, ta tokia specifinė, yra tas balsas toksai ramus. Ir aš taip klausau ir paskui taip atsisėdau, žinai, prie jos galvo. Ir man kas trigerino, kai jinai pasakė, kad jinai su teatru, žinai, aš jas paklausiau, o koks tavo backgroundas, žinai, yra šiaip šitų klausimų. Ir jinai sako, tai aš čia, žinai, teatre ir panašiai. Aha, sakau, o tu netyčia nesi, žinai. Ir taip pakelia, kai sako, nu jo. Ir man visiškai per jos balsą tiesiog atėjo tas, ir jo, aš taip irgi paskui pagalvojau, ant kiek vis pirma mažas pasaulis yra. Ir ant kiek, nes jinai man ir tada tam video atrodo, toks šiltas, toks mielas, žinai, žmogus, taip jinai šnekėjo nuoširdžiai. Ir dabar mes irgi, žinai, su ja kalbam, ir galų galiai jinai savanoriauja karitę, like, come on. Kaip dar geriau gali, žinai, būti. Ir aš taip irgi taip pasižiūrėjau ir sakau, atrodo, aš tave biškį pažįstu daugiau negu tu mane dabar pažįsti. Toksai visiškai. Tai irgi aš tada galvoju, blem, aš kartą reikia Andriui parašyti, nes čia yra kažkas, čia kažkas vyksta, žinai. Taip. Tai kosmosas tada man irgi buvo, aš sakau, primesk. Nelė, kaip gerai. Jo, susisėjo taip. Kas, labai vėlgi logiška, aš nekartą esu patyrus gyvenimą, kad tuos pačius žmonės vis atsikartoja kažkuriuo gyvenimo momentu, nes jūs gyvena tais pačiais truputėlį dalykais. Tam pačiam vertybėm, savanoriauji kartą, eini dainų šventę, dar kažką. Tai tu tiesiog, užsisuki ir taip jau atsitinka, kad tu įbėgi tuos žmonės, žinai, nes tiesiog tos aplinkybės tokios gaunasi. O jo, ir kai žmonėms sako, susikurk gerų žmonių ratą aplink save. Tai
tai tikriausiai labai daugam kilo, tai kaip po galais man tą padaryti, Jo. ką aš turiu daryti, žinai, kad tai būtų. Tai realiai, va, tu ką tik ir atsakei tą klausimą, turiu eiti daryti gerus darbus iš esmės. Ten, kur geri žmonės renkasi, savanoriavimas, dainų šventės, kažkokia tai veikla, kuri nėra apie tai, kad aš gausiu, yra apie tai, ką aš suteikiu tiem ateinu. Ir ten tokių žmonių bus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs susipažinote, nes aš sakau, viena miglė, dabar kita miglė, abi nuostabios, ta prasme, ir aš kaip tau jau esu sakęs, aš gyvenime tiek daug nuostabių miglių pažįstu. Visos, kurias aš pažįstu, nuostabios moterys, tvirtos, stipros, geros, ta prasme, nuostabios, pilnos širdies. Tas džiaugsmo, meilės, gerų dalykų, tai aš nežinau kas, bet man gyvenime atsikartoja, kad visos miglės, kurios sutikuria kažkokią pasaką. Aš toks, wow, wow. Tiesiog yra. Aš tau sakau, čia kažkokie tai magiški dalykai, aš džiaugiuosi, kad jūs susitikot ir pasikalbėjot. Ir aš manau, kad čia labai gera vieta, kaip sakant, podcastą šį kartą užbaigti. Ir viską editinsiu, bus labai smagu ir įdomu. Ir ačiū to Miglė, kad sutikai ateit, kad skyriai savo brangaus laiko. Man labai buvo malonu ir man labai buvo gera. Ir šis šeštadienis, kaip sakant, yra oficialiai įprasmintas. Tikrai duodu pliusą didelį, labai fainai, labai gerai. Absoliučiai. Aš irgi taip pat labai ačiū, kad pakvietei, nes man irgi buvo truputėlį neramu, žinai, kaip ir visiems greičiausiai. Tai ką tu čia jisai klausai? Taip, bet visi bijo, žinau, ir aš taip noriu tas baimės žmonėm numušti, nes visi paskui geriau jaučiasi iš tikrųjų. Jo, tai aš irgi, aš jau žinojau, taip aš važiuoju ir aš tokia, ignoruok šitą jausmą, viskas bus gerai, žinai. Taip. Tikrai taip ir yra ir aš labai džiaugiuosi, kad paskyriau tą laiką ir kad ir tu man paskyriai lygiai taip pat tą laiką ir dar skirsi labai daug to laiko, kol tvarkysi visą šitą. Patikėk manim. Tai ta prasme, tau didžiausios sėkmės ir sėkmės ateityje ir kaip sako Vilkickytė, klėtskėk. Ačiū, nuostabų žodžių. Ačiū, Miglė.